Tai ką, tai labą dieną. Su vištiena. Su vištiena, sveiki, jo, salos gyventojai. Labai smagu sveikintis trečią kartą jau. Jo, šiam Smagu jau trečias sakyti, tikrai taip. Iš tos pačios studijos su ta pačia komanda, kuri padeda galbūt nepamiršti tarp sezonių, kas yra Drago sportas. Tai šį kartelį yra labai smagu pristatyti du top lygio žmonės, dvi Drago personas, kurios Lietuvoje skamba daugybę metų. Aš jeigu gerai atsimenu, tai Giedrius, kitaip žinomas kaip Lempa, Lemputė, pradėjo savo Drago karjerą 2001 metais. Eina savo. Tai realiai 23-24 metai, plus minus, kažkas turėtų būti tokio. Jo. Tai pas mus yra šiandien svečiuose Lempa ir jo antroji pusė Drago sporte Kugelis. Arba kitaip, tai Giedrius Irevičius ir Audrius Jakštas. Taip, sveiki atvykę, vyrukai. Sveiki. Jo, vyrukai skundėsi iš karto jau, kad kamščiai pas mus Kaune čia yra nežmoniškai dideli, juos vedė per Petrašiūnus. Žinai, Vilniečiam visą laiką reikia kažką pasakyti, atvykus į patį geriausią Lietuvos miestą. O pas mus tai Vilniuje jau taip nėra. Žinai. Nors beje, nei vienas iš jų nėra tikras Vilnietis. Ne. Okay, nei vienas. Aš tikrai tai žinau. Mes turim, žiūrėk, Alinai, mes turim kaip visą laiką pilkąjį kardinolą. Kuris stebi, žino, mato ir išdavė. Ir Giedrius yra iš Biržų pusės. Ne, tu. Pakruojis. Dar geriau. Audrus? Nuo Šilutės. Nuo Šilutės, Tai kaip gyvenimas lėmė, kad Pakruojo bičą suvedė su Šilutės dar vienu biču? O tu atsimeni ar ne? Aš neatsimenu. Aš atsimenu. Metai maždaug 6. Audrius atsimenu. Ir mes su juo kalbėjomės, jis pasidarė namų darbų. Taip, Audrius irgi ne viską atsimena, tai... Amžius. Gal dar net tiek baisiai tas amžius, tiesiog, kad visko daug prasisukė, tai neina atsiminti. Aš tai net neprisiminsiu, kada kur. Jo, tai aš kaip atsiradau, nežinau, čia gal nieko, kad įsiterpsiu apie save truputį. Ne, tai prašau, žinoma, visą dosiją mes dar galėsim ant ekrano dar uždėti, žinai, Audrius Jakštas, gimimo data, 1942 ir taip toliau. Tai mano pati pradžia buvo su Kasparu, tai... Komentausku. Taip, su Komentausku. Taip. Tai pradėjome mes su Kasparu statyti tą jo Žigulį. Tai buvo, 13 metai, 14 metų sezone sekės kaip sekės, važiavom, pravažiavom ir sezonas baigėsi ir lenktynių metu susipažinom su Lempa, buvom dar tokie tiesiog, kaip pavadint. Jaunuoliai. Jo, pažįstame, aš visai buvau naujas, toks visiškai žalias, apie nieką jo. Tada sezono vidury įsidarbinau Turbocentrą. Turbocentras tuo metu rėmė Lempą. Gal rėmė. Jo, ir mes kažkaip, Lempa ten būdavo, kad pasimaišo karts nuo karto, tai jam ten kažką ištekinti reikia, tai nušlifuoti, tai dar kokį velnę. Prisigalvodavo dalyką, ne? Ir kažkaip gavos, kad mes nuo 15 metų pabaigos pradėjom su Lempa obliuoti. Tai 15 metų. Tai beveik 10 metų jau. Jo, tai suskaičiavau šiandien važiuojant, kad 9 metai kartu jau. Tai nuo 16 metų... Jau esat pora, žodžiu, o dabar prisiminiau, per ką susipažinau. 16 metų sezono pradžia buvo mano su Lempa pradžia. Tai, Audriau, šį patį greičiausiai reikia pristatinėti tiem, kas nežino, kad esi tas techninio personalo žmogus, ar ne? Komandos dalis, kuri padeda Lempai važiuoti tikrai beproto greitai. Tai tiek ir per lenktynės, tiek ir prieš lenktynės. Tas visas pasiruošimas ir visa kita. Nes tų žmonių buvo daugiau. Tai ir Kieša Kestas Raudys buvo, dabar išvažiavęs į Išvyko iš Vilniaus. Jo, išvyko iš Vilniaus į gimtinę, į Akmenę. Po to, kad... Pūkis prisidėdavo daug irgi. Musolinis, gal... Čia dabar gal tik paskutinis gal kelis sezonus. Vaidas Morkūnas irgi, bet jis labiau ten, sakykime, marškinėliai. Organizaciniai reikalai. Marketingas. Didesnė dalis ten, ta prasme. O pagrindė mechaninė dalis, tai visada būdavo Kugelis, kol
Kieša buvo Nebūdavo Vilniuj. ir esu. Jo, Kieša, kol būdavo čia irgi būdavo jisai, o daugiau jau būdavo tokie, nu, paprašai, ar gali važiuoti, nes ne visada visi gali važiuoti. Ieškai, kas gali važiuoti, kas gali padėti, nu, grinai tą rutiną. Iškraut, pakraut, nu, ratus pakeisti. Tas pats neįdomiausias darbas. Ja, nu, jo. pats neįdomiausias yra po varžybų. Jo, nu tai... Viską nugriauti ir susidėliauti, sudėti ir paskui viską dar kai iškrauti. viskas darosi, tai viskas euforiai, viskas gerai, viskas greitai, o atgal, kai reikia, jau tada visi pavargę, visi nori. Bet tai lygiai taip pat, ar geras rezultatas buvo, ar Lygiai sulūžot, tas pats. vis tiek, ta prasme, Jo. palapinę nuversti, tai čia yra Taip, nu, blogiausia, kas galėjo įvykti tą kai dieną. Dignius sako, kuo greičiau, jeigu sulūžo, to yra mechanikams geriau. Galima eiti kartą. Buvo Taip. toks Žiūrėkit, ten posakis. pas jūs komandai ten vardų tai nelabai turbūt yra, ar ne? Tokių Ne, kaip tai kitą tie, kartą kur būna- pase parašyti. Kitą kartą būna klausę, o koks Kiešas vardas? Jo, ir tai reiškia, kad Kestas. Ja, tu kitą kartą pakimbi ir galvoji, tai koks Kiešas vardas? O Giedriu, tai gerai, tada tokio tiesus klausimo paklausiu, ką gyvenime reikėjo padaryti, nu, ta prasme, kas turėjo įvykti gyvenime, kad nu, Hebra patį lempą vadintų. Ne toršerų, ne liustrų, lempą. Pradžiai lemputė, po to lempą. Ne, tai šita pravardė nuo Groundzero laikų. Jo, atsirado. turbūt. Jo, nuo Groundzero laikų, nes atsimenat, būdavo Windows'uose ta lemputė, kur kažko nežinai, šokdavo tokia pam. Senuose Windows'uose dar būdavo. Lempas vaikas Excelį, tada man dar atrodo, buvo. reiškias. Linas nežino, nes jisai per jaunas. Excelį, Jo, man jisai atrodo, toks, tiesiog- čia Man atrodo, 95 Jo, Exceliniam- Excelinė Exceliniam būdavo file. jo, išlysdavo Būdavo ta geltoną tokią tink, lemputę tink. šaudavo. Ir Jo. mes- Niekad nedraugavau su to daiktu. Jo. Nu, nesvarbu. Ir mes, kai dirbom Groundzere, būdavo, nu, ten, ta prasme, irgi turite atvažiuoti, gali kitą rytą išvažiuoti. Gali dirbti, tavo niekas nedraudžia. Ir būdavo tokių momentų, kai, nu, reikia kažką sugalvoti. Šitie metai dar kompų nebuvo, reikėjo pačiam kažką daryti, galvoti, rinkti. Interneto dar tiek nebuvo, nu, tos informacijos dar tokios nebuvo. Tai atsimenu vieną vakarą ir kažką darėm. Ir, nu, nesigauna, nu niekai. Nu gerai, važiuojam namo, sėdu važiuoti namo ir pripat namo. Pam! Sugalvojo, apsisukau, grįžau, dariau ir išvažiavau. Tai grubiai nuo to ir prasidėjo, kad, ta prasme, nebūdavo taip, kad tu sugalvoji. Nu tada dar jaunas buvau, daug noro buvo, daug jėgų. Tai va, būdavo tokie, kad negali sugalvoti, bet po to sugalvoji. Ir visi sakydavo, ai, lempą sugalvos. Nu tai iki dabar sako, irgi pas mus darbė, kaip sako, nu tu sugalvok, ko nors. Tai ir darbė lempa. Jo, darbė lempa Giedrius, nu. Tai realiai visam gyvenimui. Laukiu to momento, kada Lietuvoje, žinai, bus galima į ID kortelę įsirašyti ant, ką nori. Ką nori. Ką jo, nori. Vietoj Vorono, Giedrius žinai. Jurevičius lempa bus Jurevičius, oficialiai. jo. ten. Jo, būna pas kažkur reikia kažką nuvažiuoti, nu, kad aš nuo manęs nusiunčiu, sakau, jeigu ką, sakyk, kad nulempas. Nes, nu, visi Nes tikrai aplink žinos, ta prasme, ratas, kas taip, autosportai yra, tai jie taip, tikrai žinos, visi kad, ta žino. prasme, kad tai- Ne, kad jie tai yra. autosportas, parduotuvės, ta prasme, nu, ta prasme, kur pastovi būni, tai tikrai žino, kad, nu, tokia pravardė ir sakau, mes tarpusavį, ten Jaudrius, Giedrius, nieks nevadinam, visi Kugelį, Lempą, Kiešą ir taip toliau. O tai Giedriu, va, bandau atsukti filmą 2020, kokie 21, 2001 metai, ar ne? Nu, va, karjeros susijusios su dragų pradžia. Tai aš taip įsivaizduoju, kad atsistoji iš kino teatro, ar ne, kur rodė pirmą seriją, ir sakai, aš dabar dėsiu gazo taip kaip jie. Ar apie ką čia buvo? Aš jau turėjau. Kodėl iš vis dragas, ta prasme, nu, atsirado paties mintyse? Ne, aš įsidarbinau Groundzero pas Limitą. Limitas, šitas, kas ten dar dirbo? Su Honda važiuoja. Ketas, nu buvo ten jų Hebra. Bet tai čia palauk, Kaune buvo, man Ne, atrodo. Vilniuje buvo. savanoriuose buvo. Taip. Nes anksčiau Ta kontora- limitasgi dirbdavo Kaune. Ne, jau po to jis perėjo į Vilnių, į Groundzero. Jo. Ir jie mane pasikvietė, mes kažkaip buvom jau pažįstami. Tai sako, ateik pas mus. Sakau, okei. Ir nuo to prasidėjo grubiai visa šita, nes mašinos, technika, ten elektronika. Jūs ten tiesiog pradėjote lipdyti mašinas, ar ne? Kurt, Jo, kad jos Groundzero važiuotų. buvo viena didžiausia ta kontora, kuri darydavo tas visas tuninginės mašinas. Nes Lietuvoje, man atrodo, jie yra pirmieji ir Jaučiu, buvo kad didžiausi. jo. Nes ir stendą turėjo galingumo, kur dar niekas aplinkui neturėjo. Tai va, nuo ten viskas ir prasidėjo. Tai pirmoji mašina ta legendinė Audi? Ne. Pačią pirmą, ką aš pirkau, tai buvo Polo G-Cam iš Vokietijos. Visa nudropinta. Tai su kompresorium tą, nes aš atsimenu technikinį. Tai, turėjau lapus visus gautuvus išvers Lietuvoje, kad užregistruoju tą mašiną. Nes nuo žemės jinai buvo tiek, nes atsimenu technikiniai, kai tikrino stabdžius ant volų, jin pasikabino ant dugno. Okay. Taip, po to buvo Corrado, 2 turbinų.
400 Arklių. arklių. Lauris žino, greičiausiai Lauris skriaudai, ne? Ne. Tai kai Giedrius pradėjo 26 metais, aš dabar galvoju, aš mokyklą baigiau 26, tai man buvo 18, tai 21 metais, tai minus kiek ten, minus 5 metai, ne? Tai man buvo 13 metų. Taip, nes tavo tėvuko mašina būdavo jau. Jo, jau buvo. Tai mano pradėjo tėvukas, aš dabar galvoju, važiuoti, gal 14 buvo tikriausiai. Aš tikrai atsimenu, kad mes važiavome į Vilnių, tą Mazdą pusnį tėčio pirkom už $400 iš Noriu skelbimo. Su kažkokios Korolos ten namortikais, ten sankabą vedančią ir taip toliau. Tai va, tai buvo... Tai ta Mazda nuo to laikų taip ta Jo, pati, ta jinai pati, ir ta pati. duoda gazą. Jo. Tai realiai, nu tai va, tai aš su lempa ir užaugęs. Jo, nes Ta tėvukas prasme- atvažiuodavo, ta prasme, pas mus į Grundyro, ten... Jo, ten ir pradėjo daryt, Ten ir ten pradėjo daryti. Jo, tai po Korado buvo tada, jeigu atsimena, ta baisi Audi su gale motorų. Nu, bet jinai buvo baisi. Kokie? Audi, VRVD, kur gale Audi motoras tai jau. Audinė tik į galą pastatytas motoras. Aš Sidabrinė. ne šimtinė ten kažko? Ne, Audi 8. Ubagė, jo, irgi man Jo, atrodo. Jo, taip. atsimenu. Mes Kėdainiuose dar Jo. su ją važiavam, kai ferometalas buvo. Jo, tik atsimenu, neuždaro. dar Bemvas 5 buvo. Irgi Buvo, ten kažkoks. nu, Sidabrinis Ne, ten Nusevič- kažkoks. Nusevič. Nusevič ar Nusevič. Ne. Buvo. Buvo. Tai per tą Bemvą atsimenu, vienas iš tų irgi Drago prading Lietuvoje Virgis Lysas buvo, jeigu toks atsimenu, su kadetu važiavo. Tai su tuo Bemvu, kai jisai Kačergai važiavo Dragę, tai jisai tą kadetą savo ir apvertė ant to šlaito senoje trasoje. Tai šitą tikrai atsimenu. Jo. Tai va, po šitos tada atsirado raudona mano Audi. Bet buvo iš pradžių su 10 vožtuvų motoru, kurį aš išėmiau ir pastačiau į kampą. Ir man atrodo, tais pačiais metais ir pardaviau tą motorą, nes 20 vožtuvų pradėjom, jau galvojom dėt. Ir aš tą motorą pardaviau. Ir po 10 metų man skambina bičas, sako, aš jį užkūriau, nes jis tada turėjo, man atrodo, tas motoras 300 kažkiek arklių, nebeatsiminsiu tiksliai. Sako, pakeičiau, nieko nedariau. Pas jį 10 metų jis pragulėjo kampe. Sako, įsidėjau, pakeičiau turbiną, sako, ir mes atsukom 400 arklių. Motoras pragulėjęs 10 metų, nieko nedaryti. Tai va, Tai negaila dabar jau pardavus. Ne, tai Audi? Ne, nu motorą. Ne, tai ką, aš 28 tada įsidėjau, jau tada jau sukom 500, po to jau 700. Ir tada 3 metai nieks jos pavyti negalėjo. Nu, bet ten tai buvo, ten jinai Yra. pritūpdavo visą tokia, Jo, tai aš su ją ir King of Poland esu laimėjęs Lenkijoje, tada yra tų video filmukų. Ten 9-7 aš tada su Tu jais važiavau. kažkada su jie, man atrodo, važiavai, buvai aplenkęs kažkokį ten Carbon Destroyeris buvo kažkoks. Buvo. Ne? Latvijai. Jo, Latvijai. Bikerniekas. Bikerniekas, taip. Karbonas buvo mano pats blogiausias draugas, priešas. Ir... Kas ten per tą mašiną? Ten Audi kupas yra Jo. pas jį. Irgi 20 moštų, bet ten įtriesta pinigų, ten ne tas žodis. Bet karboną mes esame ir Kazlų Rūdoje matę. Aš žinok, neatsimenu. Buvo, Aš dabar labai kažkaip buvo, galvoju, buvo aš atvažiavęs. nepamenu, Šiais metais buvo kelis kartus. aš nepamenu tos mašinos apskritai, kaip jinai atrodo. Jo, ir jis labai nedraugiškas žmogus. Ta prasme, ne? jis- Nemalonus toks, ne? Nesisveikina niekada, tu atvažiuoji ten į Latviją, bandai. Tai tiesiog Jis jau- niekada neprieis, nepasisveikins. Ta prasme, nu, jis buvo toks, nes tais laikais jo Audi buvo labai daug pinigų įdėta. Labai. Visa karboninė, jau, nu, ten buvo kosminiai pinigai mums žiūrint į tą mašiną. Bet jinai, man atrodo, gal yra dabar. Nemačiau dabar jau senai. aš jau- Dingo ir... Dingo ir pradingo. Tai kaip sakant, tas momentas, kai lempa dėjo tą karboną į vietą ir draugystė iš vis turbūt pabiro. Tai jos jau Iš- net- Ne, nebuvo net iš net tokių nebuvo, pradžių, ne? nes jis matė, kaip aš važiuoju ir jisai bijojo. Ta prasme, kad aš, pas jį stoks, o čia atvažiavo, mes tada atsimenat, su Tinta padarėm bairį. Kai aš laimėjau prieš Karboną ir mes su Tinta Bikerniekose turėjome važiuoti dėl 1-2 vietos. Aš kažkaip važiavau 2 klasėse, man atrodo, ar kažkaip. Ir mes taip lietai parodydami ją. Tiesiog, ne? Buvo, kad, tipo, čia pagazavom ir pirmą bėgį įjungėm ir taip, ir aš Tinta, nes Tinta greitesnis buvo už mane. Smarkiai, nes čia dar buvo 10 vožtuvų motoras, man atrodo. Ne, o gal jau 20. Tai aš Tintą paėmiau ir praleidžiau ir jisai laimėjo. Toks finalas. O turėjo būti žeminimas, ta prasme. Mes šitai buvom sugalvoję, nes Jo. jeigu tu taip nedraugiškai darai, tai ten kažkoks dar konfliktas buvo, man atrodo. Kažką jis ten buvo padaręs, neprisiminsiu dabar. Tai, tokia. O po to kas, 3 metai Lietuvoje čempion, pirmas visą savo klasėse. Kapotas buvo nulėkęs, jeigu atsimenu. Atsimenam. Buvo. Yra buvę. Ja. O po to, kas, po to aš išvažiavau į Anglus. Nu, jau buvo tarpas, kad lempos nebuvo. Jo, atėjo krizė, ten 2008 metų, kai buvo Lietuvai krizė, aš dirbau Mioleryje
ta prasme, tai jau, dirbai molerį ir mūsų atleido paprasčiausiai. Nu, nėra darbo, chebra. Suriukas. Darykit, ką norit, viskas, atleidžiam, vieną pamainą. Nu ir ką, ir štai susiradau Anglijoje darbą servizę. Ten servizas buvo, ta prasme, Anglijoje. Ir, ir tiknis buvo kaip tik. Aš tada sugalvojau nusivežti Audi. Nusivežiau su visais Kazlukos nustatymais, kur paskutinį kartą važiavau finalę. Nieko nekeitė. Ta prasme, išvažiavai į Angliją į darbą ir nusivežė į sportinę mašiną? Jo, po kelių mėnesių, man atrodo. Anglijai Santa Podas. Į Santa Podą. Ai, čia Ta prasme, tai tu negali, į Santa būdamas Podą. sportininkas, Nes, blema, nesivežt. reikia pabandyti. Niekas nebuvo iš Lietuvų į Santa Podę, ta prasme, nei vieną mašiną nors. Tai tu pirmas, man atrodo, Santa Podė ir buvai, ne? Taip, Ta prasme, iš Lietuvių pirmas. kuris buvo Iš Lietuvių pirmas. pirmas. Jo. Ir prasidėjo mašinos laužimai. Ir niekas ten nelaikė. Ten Audrius žvengė. Kazlukas nustatymai galvojom, blema, ten man žvyro važiuojam čiutne, o čia klijai. Galvojau, nelaikys, ta prasme, nepavažiuosiu aš su ja. Bet nieko nedarau. Tiklis sakė, nieko nedaryk, pabandyk taip. Pirmas važiavimas, ratai buksavo kokius 3-5 metrus, sukybo visi 4. Ir dadan, sustojom. Nusistumėm į boksus. Žiūriu, pusašis nusuktas priekinis. Gerai, turiu atsarginį. Nevažiuoja. Viskas, ant ralo namo. Išardau, greičių dėžės pirminis nusuktas, pusašis tas sulaužytas, galinis reduktorius išbyręs, va taip. Tai čia buvo pirmas. Tada vėl, susiras naują dėžę, galinį reduktorių, viską. Sakau, kad laikytų, reikia viską užvirinti. Visus, kad 4 ratai suktųsi vienodai. Nes, kad nebūtų smūgio. Datraukiau vos iki finišas su tokiu setupu. Prie finišo nusuko vėl dėžės pirminį vėliavą. Ne finišau net, kažkur prie finišo jau jaučiu, kad nevažiuoju. Baigėsi gonkė. Baigėsi. Viskas. Tikrinis sakė, ne tavo mašina, seniai sakiau, kokia graži ralinė mašina. Ne draginį, sakė, ralio mašina. Labai graži, labai gerai padaryti. Tau viduje jaučiu užvirę tada. Kokia ralinė? Kokia ralinė? Sutiknim gerai tarėmės, ką daryti. Trečią kartą jau tikrai Santa Podą nevažiuosim, nes, nelaikys vėl viskas. Arba reikia keisti labai daug nustatymų, kažką kitą daryti, neturėti galios važiuoti, kad tik pravažiuoti. Susiradom, yra Airfieldas toks už Londono, ten irgi lėktuvų, kažkokių mažų lėktuvėlių ir uostas. Važinėja, hebra savaitgalį susirenka, irgi dragas, bet ten neišvieslenčių, ten, toks, kaip pas mus Kazlukai, bet ten hebra būna savaitgalį, kaip pabandymo dienas, ar važiuoja visi, ten visos gražios mašinos, ten pasaka, tos visos senos, ir naujų atvažiavo, ir mes ten visus, ta prasme, nieks negalėjo pasivyti. Nes ten Nes tai buvo trasa artimiausia, turbūt Kazlų Rūdai, ne? Ralio trasa. Atžvilgių ne. Tavo ralio mašinai tas pats, labai gerai buvo, ne? Tai viskas yra video, man atrodo, YouTube iš ten yra daug ir mes bandėm ir taip, bet ten nebuvo prieš ką važiuoti. Ten, man atrodo, aš iš 10 sekundžių niekaip negalėjau išlipti. 10-2, 10-4, 10-2, 10-4 ir, man atrodo, 10 startas liktais. Ir vėl dėžės pirminis maukšt ir nusisuko. Kaip girdėjote man, aš kai išgirstu, kad dragė dėžė subirėjo, tai man yra kažkas tokio įspūdingo. Ir viskas į garažą atgal. Tema. Tada buvo, man atrodo, kažkoks renginys Santa Podė, sutiknim, davai, sakom, varom. Sėdam į, neatsimenu, aš mašiną, aš su traukiniu nuvažiavam. Su traukiniu liktais. Ir ten pasivaikščiamas, ten tų visų senų mašinų, tokių kaip Oltredai, Slinšotai, ten toks. Ir, tiknis pasakoju. Bevaikščinam, ten pas vienus, pas kitus. Ir aš grįžęs po to vaikštau aplink tą Audi, blemba galvoju, aš neturiu tiek pinigų, kad padaryti, kad jinai važiuotų Santa Podė. Sakau, be šansų. Aš tą Audi į Lietuvą, pradėjau išpardavinėti, pardaviau motorą, pardaviau kėbalą atskirai, taip, išbėriau. Ir mes tada tik surado tą Altredą, neatsimenu dabar, kokiam ten mieste, bet bylo jinai gaminta buvo, mergaitė tokia važiavo. Už mane žemesnė, važiavo ir pas juos ten kiemė dar, man atrodo, tėvas turėjo, Fani, kažką panašaus, bet ten tokia šeima, ten garaže stojo tokios mašinos. Taip ir prasidėjo, mes į Lietuvą atsivežėm ir pradėjom konstruoti. Tai buvo, man atrodo, 2012 metai. 2012, nes pirmą kartą išvažiavom liktais 2013. 13. Su Audi motoru. Audi motorą nepardavęs buvo. Tai buvo įdėtas Audi motoras. Tai ta prasme, į Altredą pradžią dėjot Audi. Iš tos raudonos dėjome tą prie automatinės greičio dėžės. Išsivežėm į Kėdainius pabandyti. Be šansų. Kodėl? Neužuoja švedas, neužtenka pasuk dėžį. Po to gale, kaip Audi iš pradžio lėtai, po to į sūkius nueina, į ten nebeįmanoma jos valdyti.
Tai pradžios net... Audrius jau buvo, ne? Kai Ne, dar nebuvo, nebuvo. nebuvo. Tai Ai, ne, tu vėliau, mes jau. bandėm visą vasarą priversti važiuoti su tuo motoru, be šansų. Tada, aš iš pradžių iš karto, nes mes su limitu konstravom tą motorą, limitui sakau, davai V8, nepaveš. Ne, baigsiu 700 arklių, kur čia ta tavo dėžė, nepasuk ten. Sakau, ir pabandė. Ir tai ir gaunasi, kad metai veltui. Dabar metai išbrukti. Bandėm, darėm tą, matom, kad ne, aš tada nusprendžiau, ta prasme, kad reikia dėti V8 ir pasirinkom PLS. Apie PLS aš tada nieko nežinojau, Lietuvoje dar tų motorų nebuvo, nes aš vežiausi iš Anglijos, jį atvežė man. Visas surūdys į... Tai LS širelį kurvetės, ne, man atrodo? Čia yra Chevrolet. Chevrolet. Stovi daug, taguojas. Jo, ten daug. O ten pagal... Bet garsiausia, tai žinai, kurvetėse tas. Jo, bet kurvetėse stovi aliumininis blokas. Taip. O čia yra nuo trako ir aš pyžiu. Tai va. Ir aš pradėjau juos domėtis, skaityti, ta prasme, informacijos daug apie juos, nes labai populiarus motoras. Ir taip ir prasidėjo viskas. Tai pirmas Tavo pirmas su šita mašina čempiono, Lietuvos čempiono titulas buvo, man atrodo, 2015, aš jeigu neklystu. Mes iš karto susirinkom ir mes greit pradėjome važiuoti. Jo, tai... Niekas negėda. Aš esu užsirašęs. 15 metais Kazluose tu įvažiavai 8 kem 9. Ir greitis buvo virš 300 km. Ne. Stantapodė tik virš 3 buvo, man atrodo. Ir dar kažkur. Ir Ventspilį. Ventspilį. Kazlų Rūdoj 2015, man atrodo, metais buvo 307 km. Negalėjo būti. Man atrodo, nebent aš negalėjo. Tu maišai su Santapodu arba su... Ventspiliu. Arba Ventspilį. Ventspilį gal 312 esame įvažiavę. Ne, man atrodo, kad ne. Buvo. Gali būti, aš nesakau, kad man atrodo, kad tikrai virš 300. Kažkaip nežinau, ar man blogai atrodo ar ne, bet kad gal greičio rekordą, žinok, Micas paėmęs yra Kazluose. Latvių? Man atrodo, kad greičiausiai Normandas, žinok, yra įvaręs. Ne, aš nesakau, kad rekordas Lietuvos. Prasme, man atrodo, tai tas matyti ten. Jo, čia mes apie tą patį važiavam ir šnekam. Finaluose tu stoji prieš Lacį. Ir abudu įvažiavot 8 kem 9. Jo. Ir tada žiūrėjom, atrodo, pagal reaction time. Jo, turėjo žiūrėti. Jo, reaction time aš pavėlavau, jis greit. Jis laimėjo. Tai čia yra tas Kazlų 849 15 metų. O Lenkijoje, nežinau, ar čia tiesa, netiesa, 839. Jo, man atrodo, kad jis Lenkijoje ir įvarė savo geriausią apskritai Topolino laiką. Ne. Santapodė geriausia. Santapodė buvo. Ar tikrai Lenkijoje? Ne, negalėjo būti. Aš paknisau šiandien. Tikrai Lenkijoje. Atvažiavo žmonės pasiruošę. Nes Vokietijoje Džedreis 8. Tai čia dar kiti metai, čia tu dar iki to daisim. Tai va. Čia dabar sustojom kelintais jau. Tai va, čia 15. Čia kol susipažinom, 15. Čia po šitų laikų aš atėjau pas Lempą. Audrius pamatė, galvo, blemba gerai važiuoti, davai tada aš prisijungiu. Bandom padėti. Ne, jam patiko, aš kiek čia dar buvo pats pirmas setupas, pavadinkim, su V8, tai tos turbinos tokios dar paprastės, pavadinkim. Turbo centro, bet jis man davės. Uždyka remimas, jo. Buvo užlipduką, taip pat 2 turbinos duoti. Tai ir tada baigėsi tas sezonas ir ateinam į 16 metus. Tai čia jau ir aš. Debiutas, debiutas ir tie 16 metai, žiūriu, čia buvo visai stiprus. Tai važiavom Lietuvoje, Latvijoje, buvom nuvykę į vieną Baltarusijos etapą, tada važiavom į Vokietiją, į Džeidreisą. Tai Džeidreise buvo irgi įdomi situacija, kad atvykus į lenktynės, tiksliau prieš lenktynės, susirašėm su organizatoriais, viskas ok, viskas gerai, važiuokit, čia mes jūsų laukiam. Atvažiuojame į tas lenktynės, susimokam startinius, susistatom palapinės, pasistatom mašiną ir mums nieks neleidžia važiuoti. Ir kas čia tokio? Ir pasirodo, kad lenktynės neleidžia važiuoti mašinų, kurios neturi SFI-aus. Ne tai buvo. Taip. Mes nuvarėm iš pradžių, kad praeit techninę komisiją, nes visom turi būti. Ir mes turėjom mūsų Lasfo sportinį pasą. Tikrius sakė, turi viskas, čia jums leis, turi, nes šitais laikais, atsimint, kai jis tik buvo pradėtas kurtas ir mes visi juos išsiėmėm. Ir mes čia tokie, pamojuosime su juo ir skebra gau. Atvaram tas teisėjas, sako, kur jūs atspėjus, aš skambinu tikslinu, aš dar nežinojau, kad jo reikia. Mes visi nežinojom. Visi nežinojom. Skambinam tikniu,
kalbėk su tuo teisėju, ką mums, jis tipo bando čia įrodyti, kad čia mūsų lietuviškas, čia patikrinti tą mašiną Lietuvoje, teisėjas sako, man neįdomu. Sako, jūs nevažiuosit, kol neturite svėjus. Arba važiuojat, man atrodo, ne. Kažkokioj ten savadarbių klasiai tiesiog dėl savęs. Dėl savęs, taip, Jis visiškai. neįskaito, ne? Jo, jis nieks už tai nesako, ta O prasme. tai važiavot visiems duot praputimo jau, Jo, ne? ta prasme, gera trasa ir taip, ir jis tada, Čia gal mus labiau sužavėjo, kad gera trasa, žmonės važiuoja gerus laikus ir klijai. Tai visą trasą kitos. Tos mašinos J-Drace buvo pirmi klijai. Tai va tas mus labai labai taip užbūrė buvo. Teisėjas sako, yra du variantai, arba važiuoti tą klasę, kur, niekam neįdomu. Kur apie ne? nieką eina. Jo, apie nieką. Arba daromos vėjų, tikrina. Ir tada klausimas, o kaip čia mes tai galim padaryti? O, tai sako, ne problema. Sako, Mes turim žmogų, varykit į jis šoną. turi, tuos esfajus pagonus pavadinkim. Jo. Paprašom. Okei, gerai. Ne, ir kai Laukia klizma, ne? Jo, bet atsakymas yra paprastas. Pavyzdžiui, tave patikrina ir sako, tu netinki. Tau mokėti nereikia už tai. Nesmė, už patikrą susimokė 500 Jo. eurų. Kol negauni lipduko, tol Jo. nemoki. Ok. Ir jis tikrins, veši tą mašiną jam, tol, kol jis patikrins ir tie kiti tikrinimai yra be papildomų mokesčių. Ok. Tai toks visai fun. Tu geras, dabar geras Nu, dalykas. mes pradžioj buvom- Teisinga pakankamai. Jo, ta mes prasme. pradžioj buvom išsigandę ir Gal mes tą nepraeisim, sužinom no. tik tais truputį vėliau. Aišku, No. tą pačią dieną 500 dabar atsigi. Ir Ne, nepraeina. ne, 108 eurų. Ne, 108 eurų. Tikrai. Ne. Tikrai ne 500 Aš eurų. manau, reiktų susimušti dabar. Tai būtų trečios Nieko laidos naujo Vilnius. nebūtų. Man Ir atrodo, Hansus kad galėtumėm leisti. reikia tikniaus paklausti tiksliai, bet man atrodo, būdavo yra standartinė. Esmė, ten suma, ta prasme, ten tie keli šimtai eurų, jo, nieko Jo. nelėmė. Tai Ir esmė, kad ką, pradėjo tikrintą mašiną, davėmės kėbulo schemą, turėjo lempą prie bilo popierių, man atrodo. Ir ką, atsivertė jisai tas savo schemas, atsinešė. Ne, jis klausė, pagal kokią schemą padarytą mes neturėjom. Neturėjom. Kažkur mes suradom tą schemą. Ar suradom, ar žinojom, ar turėjom, jis pagal tą schemą atsivertė knygą savo. Okay, Pradėjo tikrinti. Ir atsimenu, buvo labai įdomus toks atvejis, SVI iš esmės tikrinasi, sertifikuojasi tik tai ta rėmo dalis, kurioje sėdi vairuotojas. Vairuotojas, Tai jo. tarkim, kas yra už nugaros, kas yra už pėdų, visiškai neįdomu. Ten, gali proto tik ribos, kažką aišku, bet pasakyti, Jo. pasakyti, gal Taip. čia negerai, gal čia gerai. tiesiog dėl Tu su juo gali bendros ginčytis saugos. apie Jo. klausimų, ten iki numirimo. Tai atsimenu, toks mums biškutį įtampos sukėlė, atėjo tas tikrintojas, atsidarė lagaminėlį, ant vamzdžio patepė želę, kažkokia tikriausiai yra speciali, ir pradėjo Story. matuoti su Sienos istorija. jo, sienos story, su, ten nežinau, ultragarsinis, jis kokią velnę, nesvarbu. Pup, jis kažkoks toks susirūpinęs žmogus. Jis taip jau, Jūs dar labiau Na, mes dar galvojam, kad Pinigai to nepataikėm. išskrenda. Tai iš jau dabar kišenės. prasidėjo panika. Išėjo laive. kokiam gerom 15 minučių, atsineša antrą lagaminėlį, atsidaro. Aha, toks padaiktas. Gerai, pasitikrino. Okei. Ne, tiesiog sako, aš buvau susirūpinęs, kodėl čia tokį storą vamzdį įdėjo, taigi nereikia. Kam veltui to Jo. Sako, galvoju, gal mano prietaisas blogai O mes- rodo. Dėl to jis antrą Jo. atsinešė, sako, gal mano prietaisas blogai rodė, atsinešė antrą. Esmė, ištikrino viską, pagyrė, atsimenu, kad daug dalykų yra padaryta gerai. Gal tik ką sakė, Sakė, su greit- skočiu užsiklijuot, man atrodo, pliusinę. Jo, klemą. pliusinė akumuliatorius klemą, užklijuokit, kad Toks nebūtų atvirta. buvo, jo, bet sakė, Jis sako, pirmą kartą greit ne. Great job labai. Ne, jis sako, greit nevažiuokit pirmą kartą. Ir tiesa, gavom, tai tą jau, rėmas, kai buvo statytas Bilo Anglijoje, rėmas galėjo važiuoti ne greičiau negu 7,5 sekundės. Tai mes ir gavom tą SVI 7,5 sekundės, jo. Ir ką, ir mes laimingi, gavom jau tą jau dabro. Ir ką, važiuojame į lenktynės, jo, tai ten vokiškai mes nelabai supratom to briefingo. Tai atsimenu. Po to paprašėm, Ai, va tiesa, kai buvo, pati pradžia atsimenė. Pirmą dieną buvo kvalos. Kvalifikacija. Jo, ir esmė, kad, ką, tie vokietukai važiuoja kaip važiuoja, mes gavome klijų, atsukom kranus, iššovėm. Neatsimenu aš ten kiek, bet 7. kažkas 7 aukštas, gal ten palei 8. Ir esmė, kad kažkur trasos vidury buvo tokia lyg Sakė, duobelė. daubelė, jo. Daubelė. Jo.
Daubelė. Nu ką, Lempa pratęs Kazlų Rūdoj važiuoti, tai žvyrkeliais, tai jo nieks Viena negąsdina. didelė daubelė. Jo, tai esmė, kad jo, šovė Lempa ten per tą duobę, viskas normaliai kaip ir, nu. Ne, jie po to atėjo prieš nebaisiai. 7. Jo, esmė, kad šeštadienį. Iš ryto vėliau įdomiai, jo, kvalifikacija. kas įdomiai tose lenktynėse buvo, kad pirmą dieną praeini techninę komisiją, gauni vieną lipduką, šeštadienio lenktynės gauni antrą lipduką, bet būtinai turi būti išklausęs briefingą. Nu ir sekmadienį dar vienas briefingas ryte, dar vienas Pas lipdukas. mus nebūdavo to. Nu, briefingai Jo, būdavo. nu, mums neįprasta. Bet būdavo, jeigu tu ne briefingė nebūni, negauni, Negauni, negali jo. važiuoti. Tai Vienu esmė, kad- metu Hebra pas mus buvo. Buvo, man Briefingas atrodo. pagal sąrašą. Ir jeigu tu Nebūni, taip. nebūni, tave Taip. žymi ir tada tu negali važiuoti. Taip. Ne, tu mes ne- tiesiog, mes žinojom, kad bus tas briefingas, bet mes jį neėjom, nes vokiškai nesupranta nieks, angliškai jie jo nevertė. Nu tai kam eiti, jeigu tu, bet esmė, kad tu nuėjęs gauni lipduką, nesvarbu, kad tu nieko nesupranti. Tai kai buvo, kad mes šeštadienį važiuojam į startą ir tipo, no, nėra stikerio, sako. Organizatorius angliškai kalbėjo, nes atsiminė. Tai, nu Neatsimenu žodžiu, jo, vardo jo, šio. kad neturim to lipduko, no, jūs niekur nevažiuojat. Iš kur tą lipduką gaut? Nu čia reikėjo į briefingą nueiti. Nu tai briefingo tai nebėra. Ai, atsimenu. 500. Ne, atsimenu, Lempa nusimovė pirštinės, įkišo ten per topolino viršų kažkokį Lapą. blanknotą, Lempa pasirašė pirštinės atgal. Ir esmė, Lipduką mes tik užklijuo. po to sužinojom, kad Briefingo po to- metu jo. sutrumpino trasą kad iki... po penktadienio 200 to metrų. važiavimo per duobę, Oi, čia geras. kad po tos duobės, po penktadienio Nu, jie duobės, nusprendė, kad nesaugi jo, trasa važiuot. Tipo, pro klasiai nukirpo iki 1/8 trasą. Tai čia dėl... Tai buvo atsukta iki galo. Jo, ir aš visada mindavau tos 400 metrų. Jo. Ir mes, aš Tai taip irgi, nesuprantam laikas, nu taip. kas per nesąmonę, nu negali taip greit, ne, esmė, kad Lempa prapučia ir vidury važiavimo jau laiką rodo. Nu kas čia per vėjai, nu, Lempa dar ten rada, o jau laikas šviečia. Kaip gali būti? Kol mums patoda, Ja, po kokio antro, trečio važiavimo, gal tik tai. Bet tai niekas netėjo ir nepasakė, Ne. kad čia pjaunat Niekam grybą. neįdomu. Neįdomu. Ne. O šitas 7-4-5, kaip Jo, ir- atėjo tas teisėjas. Ir Sako, jo, kažkaip kad Nes mes... jūs 7,5. Jo, Jo, tu negali ir- greičiau važiuoti. Okay. Ai, ir žinai kaip Lempa buvo, aš atsimenu. Ir ant tos blogosios dar pusės, Kad- kad ta dobė. Esmė, mes sužinojom, kad po to jau čia, po kokių 2-3 važiavimų, Ai, ne, bus kad mes galima. kad mes galim važiuoti tik tai 1/8. Nu, bet blemba, mes tai atvažiavom ant klijų, normaliai Norim. prapūsti, jo. Jo. Ir Ir va ten tada dar jau. tų kranų buvo kažkiek. Tai kažkaip Leido. sutarėm, kad bus 2 pertraukos tą dieną ir leis padaryti neįskaitinį šou važiavimą. O, čia pristatė mus kaip atvykusius iš ten... Labai toli. Iš labai toli, jo, čia garbingi svečiai, pirmą kartą, ten truputį ta mašina kitokia, gal pas juos labiau tie dorslameriai ten buvo Jo, populiarūs. jo. tokio nebuvo, man atrodo. tokia. Jo, ir esmė, kad neįskaitinis šou važiavimas, ok, ir per tą šou važiavimą leido važiuoti 1/4. Į ką ir neatsimenu, man atrodo per pirmą tą šou važiavimą Lempa įbliovė 7,45. Vakar gautas SFIajus važiuoti 7,5. Tai atsimenu, atėjo tas žmogus, kuris Nu, ranką sertifikavo, jo, paspaudė ranką ir pasakė, jeigu jūs tai būtumėt padarę va dabar, tai tas SFIajus jau būtų senai nuplėštas. Ok. Jo, o po to, man atrodo, jau... Mes likom treti tose Jo, lenktynėse. bet mano laikas buvo šito, per tos gongės buvo greičiausiai. Žinai, kaip buvo, dėl ko mes likom treti, realiai... Nes pralaimėt. Jo, greičiausiai. Ne, esmė, kad 1/8 ir buvo limitas uždėtas, aš neatsimenu kiek. Jo, man atrodo, kažkas buvo. Gal 5 sekundės, o mes važiavom 4-7 Buvo kažkiek. limituotas, man atrodo, Jo, ir esmė, kad laikas. Ar greitis? vieną, man atrodo, mes laimėjom, o kitą pralošėm, bet esmė, kad tai pirmi, mes buvom tokie truputį kaip ir supykę, kaip ir nuliūdę, kad pirmą vietą laimėjo pro klasiai pati lėčiausia mašina iš tų finalinių, Fuksas, pavadinkim. ane? Jo, nu jis tiesiog sugebėjo neišlipti. Tai, Jo, nes buvo kažkoks, kažkas Jo, buvo jo. apribota. tai neatsimenu liko mes tiksliai kas. treti tada, nu bet išvažiavom su taurė. Nu jo. Jo, Ir daugiau į pavažiavot džedą ant negrįžom. klijų. Jo, ir pavažiavom ant klijų, pamatėm, kaip tos klijus ruošia, kaip trina buvo, nežinau, ten
pusę fūros slikų atvežta. Žiedinis likus. Žiedinių, jo, būtent. Tuos likus Karočią, 2 dienas jausto deda, o suka. 4 dienas nuiminėja tą gumą. Jo, Nes turi nuimti. Veikiantis oro uostas. Nu, toks palangos lygio stovi pavadinkim. ten, ta prasme, lėktuvai kažkokie. Tai sako, 2 dienas trinam, 4 dienas nuiminėjam. Tai žodžiu, tas dalykas, kas buvo užsienyje, ar ne, ir mums atrodė, kaip nežinau, didžiausia prabanga kažkur, ar ne, matyta per televizorių dabar, nu, tas vyksta Lietuvoje, tai jum jau yra, nu, kaip sakant, tas lygis jūsų akise pakilęs, ar ne, to Lietuvos drago, bent jau žiūrint apie trasos paruošimą. Tai jau senai, man, kad, nu, Jo. ta guma jau senai Lietuvoje. Aš pamenu kažkaip, kad... Jo, čia aš turbūt atsimenu, kokie dar 5-6 kažkaip metai, ten man su atrodo. kanifolija buvo bandyta. Ne, kanifolija dedasi visada. Jo, ten irgi visada. dėjo miltus. Jo. Trina, sukasi ties likai Beria ir ant miltus. slikų viršaus beria kanifoliją. Miltukus irgi. Ir tada trina. Nu, po to klėjai ir taip toliau. Nu, bet tai mes pirmą kartą pamatėm, nu, normaliai paruoštą trasą. Pilnai. Tais metais. Tai... Ir po to sakėm, blemba, kaip čia ant tų tam žvyrkelį blogai važiuoja. Ant to žvyrą. Bet Kazlūka neblogiausia. Blogiausia trasa buvo ir tokios lenktynės buvo Minske. Minske. O va ten tai buvo reikalų. Užšokot? Oi. Šviesaforas, nu, ne eglė, nei tas, kaip traukinio 3 lempos užsidega. Ne, tai gal pradėkim lempą nuo to, kad man atrodo, kad tas Džeidreisas buvo pirmiau negu Minskas. Pirmiau. Jo, ir kas vyksta, atvažiuojame į tą Minską ir jau iš karto per Rūporus. Mašina važiuoja 7-4-5, čia jau kai dės, tai jau dės. Ir tas mentalitetas, kur, nu, žmonės nesupranta, kad ne tik nuo mašinos priklauso, reikia ir O trasos. tada buvo privežta lambų Iš Maskvos visas autovežis, tų superkarų ten. Ten Tas žodis. X milijonų tas vienas buvo. Nu, sakam, čia bus ką veikti. O trasa tokia, kad tu važiuoji ir tu plėšytą tą dangą. Savo atliko. Byra danga. Nu, panašiai kaip, žinai, starto metu stovėtų užralinės mašinos, žinai. Jo. Tai va toks. Taip pat. Užkasė, ar ne? Eiktų. Tai pamenu, kad- Neįmanoma pavažiuoti. Žinai, kaip buvo, jie tą trasą buvo nupurškę, bet negumavę. Jo, nupurškė klytė buvo, tie Jo. klyjai limpa prie padangos Tai- ir traukia tos akmenys lauk. Ir esmė, kad pabandė Hebra važiuoti ant tų klyjų ir nieko nesigavo, tai važiavo greta, plačiau tiesiog. Jo. Tai gerai, kad vietos buvo, žinai, kur iš šono Buvo. susto. Ja, ten visi atvažiavo Ciurikovai, ten visi tie, nu, karas, ten, nu, sakykime, viskas ok, mes ten finalinis važiavimas, jau tamsu, nu, beveik tamsu. Tai sakau, man važiuoti prieš lambą ar prieš GTR, neatsimenu. Prieš lambą. Žalią lambą, jo, Žalias jo. tipo. Nes jis antras, jo. Tipo buvo 1700 arklio galių. Tipo. Na, čia toks YouTube'inis, žinai. Jo. YouTube, kaip lambas, taip 2 štuko, žinai. Ir Kebras sakau, kaip važiuoti, aš nieko nematau. Tai sako, mes ten finišė pastatysim mašiną, įjungsim šviesas, kad tu matytum, kur važiuoti, link kur. Nu, Neblogai. į tą pusę. Jau skamba neblogai. Va čia tai sprendimai. Nustojam ir galvojam, naktį už parašutus deda, galvojam, ką daryti. Su telefonu, su noškė, dar mygtukinę šviečiaus, Jo, kad parašiutas- sudėt parašiutą su kenstu kišom. Nes nesimatė jau. Jis sutemo į nieką visiškai. Ir mes, Okay. nu ką, važiuojam ar nevažiuojam? Nu, sakau, davai važiuojam. Nu, sakau, laimėsim prieš lambą, nelaimėsim, naudin. Jau laimėjom. Ir tada jūsų visi, kaip čia taip, kaip čia taip. Bet jau buvo juoda naktis. Jo, jau buvo juoda naktis. Va čia buvo pats baisiausias važiavimas, jaučiu. Tai negana to, kad asfalto nebuvo ant Jo. visos. Ir tu nematai, ir kad Dar naktį. žodžiu naktį. Taip, ir kur tu Tai nevažiuoji. gerai, kad nebulvių laukuose kažkur. ten Visas vietiniuose. buketas įspūdžių iš Minsko. O tai gerai, girdėjau tokių gandų, kad pats ten vos ne Ukrainos garbės pilietis esi. Beveik. Papasako, Sklinda kalbos. Jo, kodėl ten taip yra. Ta prasme, kaip čia apskritai tapo, kad lempa Ukrainoje toks, vat, nu, greičiausiai mūsų lietuviškas ekipažas, ar ne, Kelintais dažniausiai metais besilankęs. Oi, tai čia iki Ukrainos mes dar turim. Jūs dar turit, Jo, kad jo, taip čia reikia? reikia. Dar Agendai biški dar prieš tai. Jo, yra jo, tylių tai- tada. Neišmetam nieko. Tai čia ką tik šnekėjom, Džeidas. Minskas. Nu, tas Minskas, Ne, tai pavadinkim, po jo. Tai čia yra 16 metai. Mhm. Po to buvo 17 metai. Kažkodėl labai linksma matau. Jo, ten- jo, ten buvo dėl to daug. labai linksma. Tai 17 metų rugsėjai gal? Liepa.
Liepa, teisingai Liepa. Liepa. Dragstalgė Liepa. Vyksta jo, kiekvienais metais Antapodė vyksta Dragstalgė. Tai Visus šitų... renginys, į kurį susirenka istorinės tos drago mašinos, tai visokie gazeriai ir panašiai, slinkšotai, seni alteredai, visos tos Visos tos senojo drago mašinos susirinka. Ten labai gražus renginys, labai daug Lemba žmonių. įsivaizduoju, ten smagu turėtų būti labai. Ten yra smagu. Ten, žinokit, žmonių. Ir visi nurauti tokie patys, ne? Jo, ten, visi mėgsta tas mašinas, ta prasme, jie atvažiuoja su tokiom ir, ten atvažiuoja dedukai, kur festivalis pavadinimas. 70 metų, 8. Ta mašina stovi, jinai greitai, tais laikais jinai greitai važiavo. Taip. Dabar jinai tik stovi pas jį, kad išsitrauktų tokiems renginiam. Jisai, nevažiuoja, ta prasme, tam, kad laimėt. Ten ir laimėt nėra, ten tik tai suskirsto klasės, sakykim, ten kažkokiom tai tokiom. Ir ten važiuoja. Tai tos klasės tiesiog leidžia važiuoti maždaug panašios mašinos. Kartu kaip iš eilės. Pradžiai kėbulinės, ten po to, tarkim, slinkšotai važiuoja, po to alteredai, po to dar kažkas. Taip, labiau, kad ten renginys labai smagus, labai, didelis ir ten gali prisižiūrėti, ten gali užsikrėsti, ką nors nuvežus. Tai tu realiai Antapodė dėl alteredų užsikrėtai. Jo, ta prasme, Jeigu mes atsimenėm, kaip su pilkoju kardinolu kalbėjom. Ne, tai ten tas ir traukia tave užkrečia, nes tu matai visai kitą požiūrį tą dragą. Ne taip, kai į mūsų Audi ir ten Golfus, dabar jų ten yra. Yra tų klasių, yra tas link. Nes dabar, pavyzdžiui, Antapodo kalendorius visada būna, dar nesibaigė metai, jau kitų metų yra visų savaitgalių suplanuotas visas kalendorius. Gali pats išsinuomoti trasą, jeigu nori. Kiek kainuoja? Diena, man atrodo, 1500 svarų. Be paruošimo ir... Be saugos personalo? Be saugos personalo, man atrodo, tik starteriu. Tik su starteriu. Man atrodo, 1500 svarų visą dieną. Bet trasa... Starteris tai čia tas žmogus, kuris paleidinėja. Mes tai žinom. Ir trasa neruošta. Ta prasme, tau papildomai jos neruošia. Bet iš savęs vis tiek turėtų būti, ne? Tu mūsų galimumais tai... Tai gal čia kuo tas Antapodas mus tai pralinksmino, kad Antapodė įvažiavo Lempa 729. Tai čia buvo best ever geriausias Topolino laikas. Jo, ir po Antapodo dar turėjom vienas tokias didesnės lenktynės. Važiavom toli. Tai tikriausiai toliausiai vykom, ne? Su mašina, manau, kad žinau, kur net. Į Grozną buvom nusitrenkę. Čečėnija, jo. Čiukčiam, Kadyrovas nuvežė atsistojęs. Jo, ne, Kadyrovo nebuvo gimęs. Buvo. Ne, užsiėmęs buvo žmogus. Kažkokiais klausimais. Tai ką tenai, kaip? Aš paklausiu gal pirmą taip. Kaip kilo mintis važiuoti Čečėniją? Mes aš turiu daug pažįstamų, ta prasme. Tuo metu dar situacija visai buvo kitokia. Tai draugų, viskas atrodytų kitaip, bet... Aš nebenesimenu, iš kur išsirutuliuojate pažįstami tą, ir jam sako, atvažiuokit, įdomu, nes tokios mašinos nebuvo. Visi važiavo irgi su Audi GTR-ais pas juos ten. Tai dar ir Albino strėlė, man atrodo, buvo vienintelė. Strėlė. Jo, vienintelė, jau buvo atvežta. Tai... ten viskas gerai, ten lūžo. Oi, irgi tamsoj, jau prie lempų. Jo, jau prie lempų. Kažkaip tie kraštai naktį važiuoti reikia. Labai greit temsta, ten taigi pietus. Ten švinta labai greit, o temsta taip atrodo dar šviesų ir po to Saulė iš kalno ir išjungia. Išjungia kažkas jungiklį ir tamsta. Ir šviesą ir internetą realiai, ten aš nesuprantu, kas tai veikia. Tai lūžo. Ir esmė, kad tai buvo važiavimas dėl 3-4. Man atrodo. Jo, mes ten taurės negavom. Ne. Tai dėl 3-4 prieš tą patį Albiną. Ir jie pamatė mūsų vieną tokią silpnybę, kad jie, tarkim, arba azotų, arba kompresorium važiuoja, jo, ir jie gali važiuoti iškart paleidus eglę. Jiem nereikia užsipūsti, užsitratinti ant tų turbinų ir panašiai. Tai labai gerai aplašė lempą psichologiškai. Jis labai... Papasako, kaip buvo. Yra ten, pas mus Lietuvoje irgi taip kebra darydavo, neruodavo, kad tu jau steižas prie steižas pravažiuoji į priekį. Vėl atgal. Vėl. Ir jis taip, aš tik užsipučiu, jis vėl parieda. Nes aš vėl nusimetu, aš nenoriu jam pralošti, aš turiu būti jau privažiavę.
Tu turėdavai privažiuoti pirmas, iš karto uždegti abi dvi lempas. Jo. Ir lauk, kol jisai prisisteidžia. Aš jau paskutinį, iš trečio karto jam ten. Ir aš jau stoviu, jau jaučiu tas motoras, tuoj. Nu, su launchu tu negali visą laiką tratinti. Ir pradėjo keisti puslė, pradėjo lipti virš puslė stalo sunkiai. Ir tada startas ir badam yra nufilmuota, ten daug fejerverkų. Su kibirkštim. Su iš kaminų dūmų liepsnau. Ir lūžo galinis reduktorius. Kardanas nulūžo. Jo, ten tokia nejaukia akimirka buvo. Gavau per šikną. Bet aš sėdžiau nugarą, tai eina metalinė juosta. Tai ten nieko daug labai negausi, bet buvo. Pakilai biškai, ne? Tai va, tai čia... Kiaurai per sėdynę šiaip. Ne, gūzas sėdynė, šone. Bet kelnes suplėšė, aš atsimenu. Įdrėskė. Jį buvo kažkur. Įdrėskė šitą vietą. Atsimenu, kas buvo labai keista, kad kažkaip lempa, kad pašoko iš vietos, gal kokį metrą į priekį, tų kibirkščių ten kalnas iš po šiknos, į nieko. Į nieks nepribėga, nieks. Aš irgi išsigandau, pamenu. Tai aš pirmas pribėgau prie lempos, į pirmą, man atrodo, paklausiau, gyvas iš vis. Lempa, normaliai. Sako, biškai per šikną gavau. Sako, išlipsiu. Jo, išlipsiu. Tai pamenu, kad po mašiną pakišau ranką ir ištraukiau visą kardaną, kurį šiaip, kad išimti, tai ten reikėtų arba visą tiltą galinį nuimti, arba pastumt motorą sudėžę, kad tai tiesiog su ranka ištraukiau. Pripylėm kokį 1 kvadratinį metrą tepalo, uždarė lenktynės. Bet nevažiavo tam prašau, ne? Taip? Ne, nebevažiavo, nes sakė, jau finalų nebevažiavo, nes sakė, kol uždeginsim tepalą. Per daug pripylėm tepalų. Užtruks laiko ir nebebus laiko. Bet, žodžiu, personalas neatbėgo gelbėti. Ne, aš pirmas buvau, kuris pribėgo. Ir tai, sakau, žodžiu, visi paplojo, tik tai gerai buvo. Tai va, čia buvo tokie nuotykiai 17. Jo, ir po to, man atrodo, mes nevažiavom niekur. O gal važiavom, aš nebeatsimenu. Ne, viskas, tas sezonas buvo uždarytas. Reikėjo galinė naujo reduktoriaus, ten ta ir, man atrodo. Detalių pirkimai prasidėjo. Jo, nes jau buvo ruduo, nes pasantapodas, jeigu Liepos galas. Čia buvo, žinai, kas čia buvo rugsėjo pradžia. Na ir viskas. Nu tai vis tiek, bet kokia atveju jau plius minus sezonas į pabaigą. Oi, visiškai. Buvo uždarytas jau. Jo, tada, perinkom tiltą, surinkom, sudėjom, nusikėlėm galvas variklio. Ir tada prasidėjo su varikliu bairį. Nežinau, tikriausiai dėl to, kad galvas buvo peršlifuotas, aš įtariu. Pradėjo pustarpinės. Žiauriai. Tai praputėm tarpinių mes krūvą. Daug. Nu tai plius minus, 10-20. Ne, 10, iki 10. Kažkur apie 10, jo. Tai prasme, atvažiuojate startą, ir iš karto, ne? Iš karto pučia ir ieškojom, man atrodo, visas tas pačias detalės, kas buvo. Ir, po to išsprendėm, mes tą klausimą perdarinėm turbūt bloką, kitokią, kad sandarinimo žiedas būtų tarpinės ne ant bloko, o jau blokė. Tai tada nustojo pūsti. Žiedai yra įleisti į pačią gilzę, ne kaip oringai vėlą sudėta, bet įleistas. Jo, gilzė padarytas išpjovimas, kad nekliūtų į stūmoklį dar ir... Ne, tai daug buvo ir voštuvas nutrūkęs, ir galva. Oi, su voštuvu. Galim trumpai 16 metais prieš tą Baltarusijos etapą važiavom mes prieš Electric Foxą. Latvijai. Jo, prieš... Elektrinį dragsterį. Jo, ir... Buvo Kazlosais, man atrodo, pas mus. Ar ne? Blemba, ne. Bet čia buvo Ventspilis. Ir mes važiavom dėl 1-2 vietos. Jo, dėl 1-2 ir buvo dar problema tokia, kad ribotuvas buvo, man atrodo, per aukštas. Nebuvo vožtuvų spiruoklių dar. Burnauto nebuvo apribojimo. Persukdavai motorą. Burnauto metu persisukdavo motoras ir spiruoklė užpompuodavo kompensatorius, užpompuoja kompensatorius, atsidaro vožtuvai, nelieka kompresijos, užgesta po burnauto, tada lempa GG, atsiranda kokiuose jau 2, 3, 4, užsiveda variklis, išsileidžia tie kompensatoriai, veikia ok. Ir esmė, kad persuko variklį, aš turiu dar nuotraukas, kaip tik susiradau, išsitraukiau, trūko pusę vožtuvo. Tai žinom, yra kotelis ir yra kepurė, jo. Tai nutrūko pusė kepurės, pusė liko ant kotelio. Ir pasimalė ta pusė vožtuvo vienam cilindre. Per maždaug tokio ilgio įsiurbimo, kaip čia, kolektoriaus tą gerklę jo. Iššoko į plenumą
iš plenumo į kitą cilindrą, dar ten pasimonė. Žodžiu, visur. Čia kaip tas Šokiai šokinėjantis buvo. guminis kamuoliukas, Jo, žinai, jo, meti ir bet aš belenkuris. nesu matęs, kad iš vieno cilindro per įsiurbimą peršoktų į kitą. Jo, tai. Čia kažkaip įdomu. Ir esmė, kad, jo, nu tai antra vieta tada prieš. Bet aš Foxą. finišavau su tokiu motoru. Jo, jo. Ne, tai Giedriau, čia ta prasme, kad finišavęs ten sulūžusiu motoru, tai mes dar girdėję esam, kad ir be vairo finišavęs. Buvo. Tai čia vat, įdomesnė Jo, istorija. čia- Kas per jausmas spirt per pedalą, 8 Ne, sekundės ir čia antrą vairas kartą nulūžo. Pirmą kartą tikinis biškis sumaišė. Pirmą kartą nutrūko vairas Lenkijai Pyloj, bet jau finišė. Aš jau sustojau ir jaučiu, kad aš, negaliu pasukti. Nu tai čia nesiskaito. Ne, čia nesiskaito. Aš finišę tik pajaučiu, kad nėra vairo. visiškai. Nu tada Lenkijoje mes nusipirkom tas variklės aparatą, susivyrinom ir man atrodo mes namuose prie jo kaip ir negrįžom, nes kažkaip kitą savaitgalį Kazluchą ir mes atvažiavome į Kazluchą. Nu į tą bairį, va, Tygnius pasako, jau prasidėjo, kad važiuoju, jau nėra vairo. Ten bandėm, svarkės neturėjom, bandėm kažką sudėti, kažką susukti. Ta ir gavosi toks, kad tu suki, lyg tai sukasi, bet kaip ir nesisuka, ta prasme, tu negali pasukti, vos ratai juda, bet ten. Nu taip ir buvo, po Varnauto grįžtų tie pastatė ratų su golfu, neatsimenu, kas važiavo. Nu ir sakau, ką, bandysiu iš pedalą, nes šiaip jinai tiesiai važiuoja. Jei prieš golfą galės daug nereikia, ta prasme, jei taip iš 3 paspaudimų. Šiaip ne taip, aš ten, jau golfas atėjęs. Žinokit, šiut lempos neaplenkiau, sako. Bet nieks nežinojo, kad tas vairas nulūdė. O mes čia stovim, gerai, sakom, šiut lempos neaplenkiau. Gerai, sakau, okei. Tai žodžiu, be vairo pasirodo įmanoma važiuoti Įmanoma. drago trasoje. Jo, bet tai rizikinga labai, nevažiuokit be vairo, baisu. Baisu buvo. Bet tai pačiam buvo vadovui? rimtai jo baisu ar... Ne, ta nu prasme- tu, ta prasme, ten nebuvo labai didelio greičio, aš kiek. Bet ir aš jaučiu, kad, paspaudai, pradeda slysti, atleidai, vėl išsitiesina, vėl paspaudai. Kažkokia tai korekcija vos buvo su tavo vairu, nebuvo taip visai, kad aš negaliu. Bet reikėjo ten čiut net tiek sukinėti, kad ten kažkas judėtų. Tai va, tai buvo, tai čia buvo. Prisipažinsiu. Tygnius sako, būčiau žinojęs, būčiau neleidęs važiuoti. Nu tai gerai, tai dabar žiūrėkit, Hebra, nu tai važiavo, ne, viskas tvarkoja, čia istorijų kaip... Oi, daug šito. Jo, daug turit, ar ne, daugybė šalių ir tas automobilis, jisai ką, jisai jūsų rankose atgyveno, ne, kažkaip tai taip jaučiasi, ar kaip, ta prasme. Išaugo ta prasme. Jo. Kodėl jisai dabar yra Vytenio rankos? Gal pradėjo kaip ir ruošti sezoną, jau nuo tų visų Ukrainos, kaip mes laimėjom čempionatus jau 2 kartus. 2 kartus. Ta prasme, ta rutina tokia prasidėjo, kad, pavyzdžiui, reikia pradėti kitam sezonui. Negali prisimti. Nebėra to, kas buvo prieš... Nestovi, ne? Jo, kaip sakoma, nestovi. Jau, reikia daryti, reikia važiuoti. Nestovės tą mašiną, reikia kažką daryti. Bet, pavyzdžiui, kur be važiuoti? Vat kur? Kazlų Rūdoj nepavažiuoju. Rezultato gero parodyti negaliu. Baisu. Dar šiandien tikrai man... Ta prasme, fiziškai baisu važiuoti šitoje trasoje. Jo, aš jau bijau važiuoti. Ta prasme, baimės jausmas yra. Sakėm, tas baimės jausmas atsirado gal didesnis, kai čiut neapsivažiavau tada Lenkijai ant šono. Suvalkose, kai pastatė paguldė ant šono. Ir yra video. Ir tas, pavyzdžiui, geroj trasoj, visai kitaip tu jautiesi, tu, kaip ir pasitikė tą... O Kazlų Rūdoj truputėlį yra... Kyla abejonė, ne? Jo, Ta prasme, pats galas, va ten priekis viskas ten ok, bet va gale, kad tu, yra netgi, man atrodo, video kažkur, kur aš finišavęs, sakau, Ačiū Dievui. Tai prasme, jo, kad tipo finišavau viskas ok, nes, labai krato, labai sudėtinga ją išlaikyti, negali rezultato, nori geriau, bet kaip ir jau tas baimės jausmas tau, Savisaugos instinktas. jau pradeda, ta prasme, kad, geriau pasisaugosiu. Nes aferisi tą mašiną, tai išmeti viską. Realiai jo, nieko nebelieka. Blemba, aš dabar klausau Giedriaus ir aišku, mūsų žiūrės ir Vytenis ir aš galvoju, Vytautas. Įdomu, ar jisai sandorio metu girdėjo marketinginę kalbą, kaip viskas bus labai gerai, ar dabar kas čia iš tiesų yra. Aš manau, kad Gali būt, kad dabar Dalterdas vėl atsidurs smūgyje. Matai, nelabai apgausi, žinai. Ta mašina yra tiek važiavusi. Žinoma, kad... Jo, tiek žinoma, kad visos tos istorijos čia kartojasi kartais, jo. Nėra video, kai lūžo jinai per pusę Ukrainai. Nes, ten finišė jau. Finišė jau, jo. Jau lūžo jinai. Tai jinai fiziškai pokšt per pusę, ar ne? Nes motoras per sunkus, ne buvo? Jo, motoras buvo... Nebuvo paskaičiuotas. Jis nebuvo paskaičiuotas, šiaip jis
buvo ne taip suskaičiuotas tos vadinamos pertvaros rogių, kur yra tarp dviejų lankų. Jo. Ir ta statinė viena yra. Ta statinė turi būti prie motoro pradžios. O jinai man gavosi, kad nes motoras buvo šešiukė inlinas, ten buvo tam, neatsimenu, Jaguarą kažkokią tai. Jis buvo tas statinis, buvo toliau. Ir grinai tą vietą pradeda nebelaikyti lankas. Tai čia nesustiprinta. Nu ir tas motoras šiaip šiam rėmui, o dabar viskas gerai. Dabar tiknius, kai jį perdarė iki lūžo, tai dabar atitinka, dabar jau čia nelūž niekada. Nu ir lūža jisai, bet lūžta jisai nuo tų visų vibracinių nelygių trasų ir Ukrainoje ten patikėkit, už Kazluką suvažiavęs dar blogesniai trasai, kur aš iš vis negalėjau išlaikyti. Man atrodo, 8 prieki varomas aplinkė. Finišį. Nes buvo neįmanoma. Nu, atvažiavau tik tą, kad organizatorius atvažiuojo, kad man reikia tokios greitos mašinos, čia žmonių pritraukti, nu... Reklaminiais tikslais. Jo, jis ir mokėdavo, ta prasme, vieną reklamą, kad aš atvažiuoju ir tą visiems žmonėms, o, tokių mašinų, taigi nebuvo. Taip, tai Lietuvoje čia buvo, taigi tarpas, kad čia buvo vienintelė ta mašina tokia. Taip, tai ten buvo ir visiems, labai įdomu, labai ten kas ir jisai pritraukdavo dėl to žiūrovų. Tai va, nes trasos pas juos, nu, galim pasakyti, visos beveik yra kaip Kazlucha ir blogesnės. Vieną turi Odesoje, bet ten netrasa, ten yra nebaigtas statyti kelias ir jis yra užtvertas. Ir ten yra, nesimenu, kilometras gal tos trasos. Tik tai vienas minusas, kad ta trasa baigėsi į priekį betoninis blokas po finišo. Nu, dar vienas surprizas, žodžiu. Ir buvo ten man bairis. Bet esi praktiškai garantuotas, kad bet kokiu atveju tikrai sustosi. Jo. Svarbu, kad ne per greitai, žinai. Ja, ir buvo bairis, neatsimenu, kas man dėjo parašutus. Kareivis, aš nebuvau tada. Jo, kareivis. Aš negalėjau, jo. Netaip sudėjo parašutus, 2. Ir ta siena artėja. Ir aš finišuoju, o Hebra ten būdavo, kad į vieną pusę išvažiavimo nėra, nu, tu nuvažiavai, stovi lauki, kol visi suvažiuos, tada grįžti į startą. Ir jie taip ne prie krašto, o taip beveik prie pat galo ir čiut ne per vidurį tą mašiną numetė, promodas ukrainiečių. Ir aš atlėkiu ir aš šmaukš. Aš tą rankeną, kur parašutas, aš sulenkiau. Sugarbanojo, kai reikalas. Sulenkiau aš. Okay. Ir nėra parašutų, suprantu, kad kažkas negerai. Tai nors imk ir išlip, karočią. Na, nei pasignalinti. Ai, gerai, viskas, nenoriu. Ir aš matau, tie stovi. Šiaip nedėjau, aš ten sustojau. Iki jų ten nedaug buvo lygiai. Sako, mes pamatėm, kad tu atlėkiai neįsisklė parašutai, mes galvojam, kas dabar bus. Jau galvojam, tvosytų čia kur nors. Tai va čia buvo dar viena vieta, kur čia kelnešiut nešlapios iš to. Čia yra pats baisiausia vieta, kai neįsiskleidžiu parašutai ir matai kažką priekį. Tai va, ir mane Hebra daug kur užsienį klausė, sako, kam tu skleidi tos 2 parašutus? Sto turbūt. Ne, vienas šiaip iš dalies, kaip 2 yra, vieną laiko kaip atsarginis, sakėjim, jeigu vienas drug nesiskleistų, tai antras įsiskleistų. Nu, dažniausiai taip yra daroma. O aš sakau, aš mėgstu greit važiuoti, bet labai mėgstu greit sustoti, nes labai sunkus tas stabdymo kelias, nes tada, kai greitis mažėja parašutų, jau nieko nebeturi, pradeda šokinėti kaip kamuolys. Nu, čia irgi baisu yra, jis kaip kamuolys, bandai perstabdyti, tada sulėtėjai. Tai va, stabdo, tai 2 parašutai, nu, aš nuo 300 per 100 metrų sustoju iki 0. Oho, tai kas ten dar per jausmas turi būti? Ten gali pagal parašutų smūgį diržus tave, nu tai va, nes kaip išskait, trenkia tave labai smagiai. Galiu pasakyti, gerai pravažiavau ar blogai. Pagal stabdymą grinai, ar ne? Taip, nes jeigu didelis greitis parašutai, tas momentinis įsiskleidimas jų, tu vadai pakimbint diržų, grįžti diržai atsileidė. Nors ir pritempė tave ten. Iš paskutinių jėgų. O matai, šito nežinau. Jo, čia įdomu. Kuo didesnis greitis, tuo greičiau patį parašutą ištraukia ir išskleidžia. Nu jo, jis centrinė jėga, ta prasme, tai tarkim, veikia jeigu fiziką. ten jis trauktų tos parašutus prie 200, jie tokie vangus būtų. Jau Ne tai, kad stabdymas, bet ir jų atsidarimas, pavadinkim tas. Išsiplėtimas pats. Atsidarimo greitis, sakykime. Taip, irgi tas daug duoda. O dabar ta parašiutas klydita, prasme, tik finišavus ar jau kažkiek laiko prieš finišą? Tai man visą laiką buvo įdomu, ta prasme, sužinoti šitą. Kiek metrų, tarkim, prieš finišą? Čia jau iš akies, aš... 50. 50. Lenkijoje yra viena trasa, kurie važiuoja 330 pėdų, nes neužtenka. Per trumpas aruostas. Hebra stovi visiems žolės, nes ant asfalto nėra vietos, kur sustot mašiną, nes tada neužteks. Ir aš ten prašydavau, kad tu man... Išsmeigtų vėliavą. Vėliavą įsmeigtų. Prieš 50 metrų iki finišo. Nu, kad aš matytum, kur vietoj skleis. Nuo kada mes, nes stabdymo kelio irgi nėra. Pieva po to. Tai kad suspėt sustot. Nu, kad per vėlai neišskleis. Tai taip darydavau. Nu, ir maždaug orientuojasi 50 metrų. Nu,
ilgą trasą, sakykime, jeigu ten tu matai, kad ten gali sustoti kur nori, tai gali jau po finišą išsimest. Jo. Ten bėdos nėra, pavyzdžiui, kaip pilai ten, važiuok dar kilometrą po finišą ir ten problemų nėra. Tai Budulis, man atrodo, jis pilai, kai buvo vieną parašutą, netgi atsijungė. Sako, tingim patadėtas 2 parašutus, užteks ir vieną. Tai vieną tik mėtydavo. Nes, toliau norėdavo. Yra vietos, kur sustota, Jo, prasme. Tai trasa, jeigu ten duoda labai atleidžia, toliai, tai jo. sako, tada man tą antrą ir nereikia. Tai va, tai neįsiskleis, tai jis, išrėdėjimas. Vėl šlapių klynų Ja, važiuoja. vėl šlapių klynas Bet stoja. šiaip, aš Po kiek klausau, prakaitu. tai Lempa turbūt vienintelis tas Lietuvos pilotas, pas kurį dažniausiai ten viskas šlapia turėjo būti. Ne, Ne? aš kiek atsimenu su Lempa, kiek važiuojam, Lempa tik 2 kartus yra sakęs, kad baisu. Rimtai? Taip. Tai tą vieną kartą, kai suvalkose čiuts, Jo, šonu kaip neapsivertei. neplojam, jo. Ir Aš gal... dabar galvoju, blemba, gal aš Tas tada susiėmė. suvalkose buvau. Buvai. Aš komentuoju, komentuoju, jo. taigi. Ten buvo geras, tada Nebuvo geras, Ne, nebuvo ne, aš geras. turiu minėti apie tą patį renginį, Aivaras sako, atvaryk, pakomentuosiu, sako, mum, kažką ten vietoj, lietuviam, žinai. Mes atvažiuojam su tėčiu, ten dar teisėją vieną atvežim. Aivaras atvaro mikrofą, taip į rankas. 5, 4, 3, 2, 1, tiesioginė transliacija dabar. Kaip lempa, vos nešlapia, žinai, visas kamera stovi, žinai, pakabinta. Džindobrė, Ir dar šalia kolega buvo Lenkas. Aš žiūrėjau šiandien, aš ieškojau Kuris, būtent to. karočią, sakau, sako, tau bus Lenkas šalia kolega, kuris padės dviesi, tu lietuviškai, jisai ten, lenkiškai ten savo, tai žinai, gerai, sakau, ne problemas, sakau, kalba angliškai, jo, kalba šitsen, jokių problemų. Yeah, hi, junior, toksai, žinai, tu galvo, kaip buvo sunku tada, aš galvo, numirsiu. Kaip gerai, kad manęs ten nebuvo. O šalta buvo, kaip Šalta, šiandien, jo, pamenu. buvo šalta. Vėjas, Vėjas, lietus jo. ryte buvo, jo. Tai tada aš atsimenu tą jo. Aš stovėjau startą, kai Tai ten ten buvo. vos neblinas buvo, ne? Jo. Jo, ten nedaug truko. Tai važiavau prieš Krilą finalę, nereikėjo tiek min. Kiek šaukiau aš ant tavęs, atsimenu. Ne, Ir jau Audrius tada šeimyninį irgi- konfliktą tai kėlė. jisai man sako, nemink, matai, kad tas, lietai važiuoja. Jau irgi saulė leidos, jau Jo, tokia jo, prieblanda jo. buvo. Jau Jau, rasa iškritusi. jo, Jau rasa buvo krito. tikrai, aš atsimenu kaip Ir tada šiandien. paslydo. Bet tas vis tiek, laimėjau, man atrodo. Ne, tai laimėjai. Kirilas išsigando. Kirilas Ne, išsigando. žinai, centerline, jeigu nekirtai. Tai jau ką. Jo, Aš tai po finišo kirtau jį. Man atrodo, aš į finišą skersas ir po finišo tik ratai nusileido ir aš atrodo, jo. Gali tada, būt. ir tada vis tiek laimėjau. Ten veiksmo buvo gerai. Buvo. Ta prasme, ten buvo. Nu tai gerai, tai žodžiu, tai vis tiek po to gimė mintis, ar ne, kad tą mašiną reikia, kažkam kitam greičiausiai perleisti. Jo, ar nori. Ir- Ne, bet šiaip Lempa paskutinius kelius metus jau šnekėjo, kad Nu, jis mano buvo. tikra svajonė yra slingšotas. Ta kalba buvo iš daug anksčiau. Jisai, jo, šnekėjo, kad arba atmosferinis, arba azotinis. Toks vat buvo. Buvo. Tai va, ir aš tą mašiną pardavinėjau ne tuos jau kelis metus aš čia. Nu tai buvo vis ta kalba, kad Jo, va, čia gal bet, yra ta prasme, kažkaip- bet buvo tokia bijonė, jeigu kažkas pirks ar aš parduoti, dar žinai, dar taip. Sunku Ir išskirti. nori, ir Jo. nenori, ir gaila, Taip. žinai, jo. Kažkaip atsimenu, kad buvo liktai tai ukrainietis kažkoks pirkėjas, ar ne? Jo, tas turėjo horizonte. būt, bet aš neatsimenu, kur jis dingo. Gal kad Covidas prasidėjo, ten irgi su Covidas. pinigais. Jo. Tik mes buvom sutarę, kad jis atvažiuos čia ir, man atrodo, užrakino sienas Kažkas ir tokio, jo. jo. Ir po to ten tas visas covidas, ir po to jis kažkaip tai pinigų Apsigalvojo, nebeturėjo, jo, apsigalvojo baigėsi. ir baigėsi noras. Jo, jis turėjo atvažiuoti, kaip prisimenu. Taip, prieš pat covidą ir uždarė sienas, turėjo kitą savaitgalį atvažiuoti ir tada sienos buvo uždarytas ir dėl to nebeatvažiavo. Buvo. Tai įsivaizduojant, kiek yra liūdėsys, kai ant kitą savo turi atvažiuoti iš savęs mašiną, parduoti ir hopa nebe. Ir atrodo, planavęs, žinai, lyg ir kažkas. Jo, jisai buvo kaip ir rimtai nusiteikęs, ta prasme, pirkti ją, nes, jisai ją buvo matęs Ukrainai. Jis ir žiūrėjęs ir tą ir sakė, tipo, noriu. O po to jis nusipirko, žinai, nusipirko BMW iš kažkieno kito ir jis apsivertė labai gerai su to BMW kažkokiu. Čia su šituo, ne? Jo, čia šitas norėjo jaunas bičiukas pirkti, jis nupirko kitą BMW kažkokią. Irgi kažkokią. Bet tai, ta prasme, draginė. Jau kaip Aivaro. Panašus, tipo, tik tai, kad... Nu, su- netokį žiaurų gal pavadinkim. Ir jisai irgi paslydo su juo, neatsimenu, ir kai yra trasa ir va taip kaip Jurka. Smeigia. Smeigia. Karočią, diržai prapjovė šonkulius. Oje. Šalmas kažkaip blogai užsektas buvo ten. Gero, jis ten ilgai ligoninį gulėjo, ten vos į ją. Vos atpumpavo. Jo, vos atpumpavo. Šitie, man atrodo, kur su Dankratu padangą šildydavo, ne? Ne tie? Ne tie. Ta prasme, su Dankratu padangas. Jie pasikelia, Taupo padangas, jo, brangus importas. pakelia rūrą, kad vos Ir lieka. kad ta prasme, kad vos asfaltą Jie lieka. gaudo pilną laudą.
Nu, ir ta prasme, tada Burnaudieną, ten nuleidžia, jis nevažiuoja Burnaudieną. Čia ne šitas. Ne? Tas bičiukas važiavo, aš nebeatsimenu su kokią mašiną. Neatsimenu, nepasakysiu dabar. Nu, čia jau. Jo, ir jisai patyrė avariją. Tai va. Nu, bet tai lempa, aš vat, kažkaip paties kaip piloto klausti, ar ne, žiauriai greito noriu. Vat, visas procesas yra 7 sekundės, ne? Gyvenimo 7 sekundės. Kas veda tai apskritai daryti? Ta prasme, tai yra malonu, nežinau, kaip su moterim, ar nežinau, apelsinų sulčių išgert stiklinę ir kažką pajust, ar ten nušvitimas ateina. Čakros Ta atsiveria. prasme, kam? Va čia vaikštai visiškai ant britvos, kaip sakant, ašmenų, dėsi blyną ar nedėsi. Va čia yra tokie, kaip sakant, 2 pasirinkimai. Jo. Ir 7 sekundės, nežinau, džiaugsmo, adrenalino. Čia yra adrenalinas, taip. Taip, didelis kiekis adrenalino ir jums atrodo, kad tos 7 sekundės yra greitai. Viduje kaip sėdi, tos 7 sekundės yra lėtai. Tu labai daug ką, spėjai pamatyti ir pagalvoti ir kaip čia bus ir, taip atrodo per 7 sekundės sėdėdamas ant kėdės nesugalvotum. Nes jums atrodo greitai, man atrodo viduje lėtai. Tu galvoji, kada baigsis ta trasa. Šitaip ne? Kada tas finišas? Kiek dar važiuoti? Tai va, dar tiek, dar, kur, va taip pat yra. Bet tai yra, Vidus sulėtėjęs. galvoji, ta prasme, pilna minčių kažkokių, kažką ten svarstai, ten gyvenimo klausimai. Ne. ten Tu galvoji, kaip išlaikyti tą mašiną ant kelio, ta prasme, gal vieną akį matai, kur tas važiuoja, kada parašutą mest. Va tokie, tie tokie galvoj sukasi. Apie gyvenimą tu ten negalvoji, ten galvoji kaip ten, kad neapsiverst, kad išlaikyti, kad jauti, kad šokinėja, nešokinėja, paleist, nepaleist. Va tokių visokių minčių. Tau, Audriau, kai lempa išvažiuoja, ilgai laikas eina, ar... Ir ką tu tada galvoji? Paklausim, lygiai grečiai, žinai, nes... Labai skirtingai iš tikrųjų. Žinai, čia dar galima atskirti tą patį dragą kaip dragą jo ir tą važiavimą, sakykime. Tai pats dragas, tai iš tikrųjų šventė yra jo, nes... Jo, susirinkimai. Jau dabar jau pas mus tokie jau. Čia tarkim buvo tie sezonai, kai nevažiavom, nesisekė su varikliu, tas pats covidas pasilgsti visų iš tikrųjų. Jo, susirinkti visiems į krūvą, smagu yra. Jo, nes, pavyzdžiui, daug ko nematai, jeigu net važiuoji nesusitinki. Tai. Susitinki tik tai ten. Ta pati atmosfera yra labai labai gera dragė. Tai čia yra vienas dalykas. O apie važiavimus, tai aišku, visada yra kažkokio jaudulio, yra baimės, jo. Nes žinai, kad paskui tavo atkalinėti reikės, jeigu kažkas liks, ne? Apie tai nieks ne problema, gal. Jo, apie tai nieks nelabai ir galvoja, ta prasme, kad reiks atkaltą. Įtampos būna, jo. Jeigu pravažiuoja, sakykime, gražiai, jo, be jokių ten ant ribos, kad atsileist, tai yra smagu. Jeigu pravažiuoja ir gražiai, ir greitai, tai yra, jau tas toks vidinis, kad mes padarėm, pavarėm, jo. O šiaip tai tas visas dragas, iš kitos pusės jis yra vargas didelis, jo, nes, tarkim, čia važiuojam į dragą, kažkam sakai, ką veiksi šį savaitgalį, važiuosiu į dragą. Čia kaip fainai bus, bet tu žinai, kad atvarai iš art realiai. Nėra tiek viskas daug fainai. Turėt važiuoti pirmas, sakykime, vieni pirmųjų. Tu ne nuo to pradedi. Pirmą dieną turėtų. Tu susirinkti, susidėti daiktus. Ką mes namuose darom, čia iš vis niekam neįdomu. Tai esmė, kad atvažiuoji pirmas, tą mašiną išsitrauki, ją pasistatai, susirenki palapinės, viską čiuk, važiuojam tada miegot, važiuojam ryte. Tai kitą dieną kažkokie, sakykime, testai, tas visada būna po sezono. Atsiprašau, sezono pradžioj pirmi 2 važiavimai, visada labai prašau lempos, kad tik nespaustų, nes jis irgi atbukęs per žiemą. Ir, šiaip, ta technika irgi perinkta, tai gal iškart nevažiuoti jau ten, raudonais visais, jo. Tai lempa paklauso, ar... Jo. Kaip kada. Jo, ir... Jo, kaip koks sezonas, ar ne? Visai būna, bet viskas tvarkoja. Ir esmė, kad tos lenktynės atvažiavus, tas visas darbas, tarkim, jeigu einasi viskas gerai, tai per daug nieks nelūžta ir panašiai, aš lenktynių nematau. Nueinu, tarkim, lempą važiuoja, tai čia jau kas be ko. Aivaras, Budulis, o visa kita nėra kada. Tai visą laiką realiai tuose pietos ir prabūni. Kad pamatyti patį renginį, tai yra labai labai mažas jo gabalėlis. Nėra kada.
Tai jeigu važiuoji dirbi, tu ir dirbi. Bet dirbi, žiūrėk, tu dirbi iš idėjos, ta prasme, nu, iš draugiškumo, Giedriui, ta prasme, ar kaip? Visi, kas padeda. Visi ta jo, prasme, tai visi... būdavo šiaip visaip. Būdavo, tarkim, pačioj pradžioje, kai su Lempa susipažinom, tai pradėjom važiuoti. Nu, iš tikrųjų, aš ir Lempą puikiai suprantu, nu, tas biudžetas nėra begalinis, žinai. Jo. Tai jo reikėdavo, jeigu nori važiuoti į lenktynės, tarkim, kažkur į tą patį Santapodą, į Jade Race'ą, nu, kažkur, kur jau reikia didesnių finansų, nu, tai dasimesdavom. Jo, Kažkuo, nu, sakykime, kas lėktuvus skina, tai Jo, patys bilietus nusipirkit. Jo, tai dabar Nes jau neturėjom, tarkim... mes, tu Nu, neturi nebuvo biudžeto rėmėjų, tokių, jo. nėra, be šansų. Bet dabar prasme, rėmėjas susiras dragę, tai Sunkokai yra. sudėtinga, ne? Ypač Taip. Lietuvoje apskritai susirasti rėmėją autosportai yra praktiškai, nu, labai Pavyzdžiui, daug. Jo, dirbti kur jūs reikia. ten važiuot kažkokioj Kazlų Rūda? Kam ta Kadragas, Kazlų Rūda no, įdomi? Jo, Jo. jo. Tu dar yra, nu, pasakymas, pavyzdžiui, tas pats Berneris, kuris mane remia. Nu, sako, tu man reikalingas Lietuvoje. Man, sako, neįdomu, kur tu važiuoji į Angliją. Ne, nu tai yra jo interesas irgi. Sako, mano interesas yra, kad tu būtum Lietuvoje. O aš, kadangi jau kelis metus nevažiavau Lietuvoje, tai, nu, sakė, Tai jisai jam neaktualu. neįdomu, sako, man neįdomu, jeigu tavęs niekas nemato Lietuvoje. Nes, nu, aš čia ir man turi, nes Berneriai yra kiekvienoje šalyje. Jis sako, nu, jau jie žino. Man, sako, asmeniškai neįdomu. Tai ir viskas, tokie pasakymai. Daugam yra taip, kad aš noriu matyti tave Lietuvoje. Nes aš, pavyzdžiui, savo produkto neparduodu ten į kitą šalį. Jo, ten Ir Ukraina. ten, kad jie pamatys tą Čečėnija, pavadinimą, sako, man nuo to nei šilta, nei šalta. Nu, nebent tos tokios ambicijos vyriškos, žinai, mano važiuoja Mano, jo. Anglijoje. Jo. Vat, Jo, ir tarkim, kad vėliau jau išvažiuot į tą pačią Čečėniją, Ukrainą, tai nėra paslaptis iš tikrųjų, kad organizatorius, norėdamas pakelti renginio lygį, jo, jis turi pakviesti kažkokių tai svečių. Tai tarkim, tie svečiai, vat, Moka pinigus. gali būti, ne, tai svečiai gali būti Ne. mes, jo, ir Ir jūs už tai tai gaunate apmoka tam tikrus kažkokį, jo, kaštus. Tarkim, finansavimą mes kažkokį. galim susidėrėti, ne, kad mums apmokės kūrą ir, tarkim, viešbučius. Ne? Nu, Nu, nereikia maistą, visą kitą jau galim nusipirkti patys, ne problema. Nu, taip dažniausiai ir būdavo, kad moka Jo, tai- nakvynę ir moka... Tai ta pati transporto Ukraina, kaštus. jo, Ukrainos čempionatai, Lenkijos. Lenkijos Visas- čempionas praėjusiu metu, ar ne? Taip. Pernai, Jo, jo, tai pernai. o kaip čia iš visų susiklostė ta situacija tokia, kad kažkaip ten, nežinau, kas ten prieš istoriją tokia buvo, bet tik žinau, kad, nu, čempionas. Ne, tai buvo... Nu, mes tada galvojam, ką važiuojam. Ar Lietuvos, ar... Nu, tiesiog mes žinom, Jo. kad apie tą pilą mes kažkokiu Jau- buvom jau. išgirdę gandų, kad ten yra gera trasa. Ne, tai mes Ir esame galim- buvę jau pilai Nu, seniau. ne, nu tiesiog, kad dabar aš neku apie Jo. dabar, jo. Kad važiuoja greitai ir pakankamai saugiai. Kazlų Rūdoj Topolino išvažiavo iš 7 prieš 2 metus tik. Vieną kartą. Vieną kartą, jo. Iki to važiuodavo žemas 8. Į 7 įlipt, tai... Be šansų. Labai reikia, Be arba šansų, reikia jo. perlipti per tą baimės jausmą bet ir jau labai ant Per didelės žiauriai. ribos Per važiuot. žiauriai. Iki kažkokios tai kažko tai. O ir nusprendėm važiuoti Lenkijos čempionatą. Susitarėm su organizatoriais. Jie mums tik tai nakvynės duodavo viešbutis. Už kūrą mokam patys. Jo. Nemokam startinių mokesčių. Duoda viešbučius visai komandai ir nemokam startinių mokesčių. Taip. Tai va, tai taip ir važiavom. Tai mes ten pas juos 6 lenktynės. Iš 6 lenktynių vienų nebuvom ir vieną kartą esam likę antri. Prieš Budulį, kur pralošiu. Tada jis, Budulis paėmė pirmą, aš dėjau dėl antros, trečios ir tada aš laimėjau antrą. Ir mums užteko taškų, kad, ta prasme, tapti Lenkijos čempionas. Bet jie labai nepatenkinti. Jau dabar atskyrė klasę. Jau dabar ne... Ta prasme, Lenkai nepatenkinti? Ar? Jau. Jo, Kodėl? nes- Kad Lietuvis Dabar laimėjo, viską. ta prasme? Taip, dabar jie atskyrė. Tokių mašinų klasę padarė atskirai. Nes yra pas juos dabar... Nu, esmė, kad atskyrė Atskilai, durines nuo jo. rėminių. Jo, Ta prasme taip yra jau. strėlės, o kai jau bus dabar viena, nuo šių metų jau atskyrė, nes ta prasme atvažiavau, aš su tomis apdūrinėmis visas į vietą ir... ir jie ten pykt pradėjo, kad, nu, kaip čia taip tokia, galima, jo, kaip čia tokia nesąžiningai. mašina, ta prasme, kodėl leidžiat kartu su visais, jeigu jinai čia strėlė, ir šiais metais viskas atskyrė. Tai va. Tai važiuos šiais metais į Lenkus ar ne? Tai iš vis, Vytas? Ką? Vytas? Jo, važiuos, nu, tu irgi planuoji pasileisti mašiną šiais O, metais. baigi, Ar pasileisti dar kitais metais čia dar Kitais, ane? pamirškit jokios lenktynės, čia daug dievę reikia pabandyti pavažiuoti ir žiūrėti, kas bus. Bet tai gerai, o kas čia dabar yra kūriama? Nes Tiknius, kaip sakant, surėmęs turbūt savo pečius ir įrankius prie paties projekto, ne? Kas ten yra daroma?
ko čia dabar gali publika tikėtis? Ten yra fedas, nu angliškai vadinasi, arba ultradas, čia yra, sakykime, Front Engine Dragster. Jo, tas pats kaip ultradas, tik tai, kad aš sėdžiu ne už reduktoriaus, bet ant reduktoriaus. Už reduktoriaus. Nu, Užpakalis yra jau... Užpakalis yra jau... Jo, Už reduktorius yra reduktoriaus, taip, jo. prieki. Ir jinai yra 8 metrų ilgio. Nu, Andrius sakė, kad dragė turi būti Jo. ta transporto priemonė, jeigu ją taip galima pavadinti, jinai turi būti kuo ilgesnė, kad Tada jinai būtų saugiau tiesiog tapsi. stabilesnė. Tada, jo, tai nebe tiek jaučiasi tavo visi nelygumai ir tu gali, sakykime, toj nelygioje trasoje greičiau važiuoti ir nu jaustis saugiau. Tai matys, jis yra kūriamas, rėmas, man atrodo, jau yra beveik pabaigtas vyrint. Yra Nu, grubiai 95% pačio rėmo. pačio rėmo suvyrinimo darbų. Nu, variklis tai yra blokas galvos alkūninis, viskas guli va taip ant žemės. Šiandien važiuosim pasiimti. Na, jo, važiuosim dar šiandien prasivežti. Dar šiandien. Galinį reduktorių. Dar taip pat- eina darbų, ne? Dar Oi, nesi- Daug Sunki darbų, diena. labai daug. Dar galinį reduktorių reikia pabaigti surinkti. Po to... Aš galvoju, mes gal, žinai, montuojant, uždėsim paveiksliuką, kaip teoriškai turėtų atrodyti lempos būsima mašina. Aš žinai, tau kad- galėsiu- Kad žmonės, kad Nu, okei, pamatytų, jo. žinai, žiūrintis namuose, žinai, kad pamatytų, kas tai yra per modelį. Jo, jinai ilga. Na, nu, su transportavimu bėda, nes 8 metrai. O kaip tada vežiosit, vat, kaip atvešit? Buvo daug variantų, ką mes galvojam. Galvojam pirkti, sakykime, keleivinį autobusą 30 vietų. Kur būna prieki motorai seni tokie. Nu, mersai Nu, būna. plaktukai tie. Jo, ir per ūrą pasidaryti duris ir sėdynės išėmus, bet... O kaip techas po to autobuso? Tai Nu, va, tai va čia. čia ir atsirėmėm. Taip, taip. Kad, pavyzdžiui, norint padaryti, nusipirkite autobusą, turi išmesti sėdynės ir jį įforminti, reikia padaryti projektą. Kažkokį tai. Kad bus taip, galvojam kaip kemperį. Kaip kemperį dar sudėtingiau. Turi Lietuvoj. Tulikas ten viskas. Jo, ten kažkas Virt turi būti valgyt. būtinai, ta prasme, nestitucionalu, nu, viskas pritvirtinti, ten labai daug darbo. Tad čia Lietuvoje, čia tų projektų, ieškojom kažkaip, nu, ten reikia pas juos važiuoti, klausti, nu, ten bilberda. Tada galvojom per Latvius. Per Latvius yra lengviau, bet ten pas juos irgi. Nuo metų skiriasi. Ten, ar reikės ekspertizės, nu, kažkokios ekspertizės metai. Saugos kėdės turi būti su tritaškiais keleiviams, jau sėdės su tritaškiais diržais. Nu, ten irgi tas pats. Bet lenkai lieka. Bet irgi reikia, pas lenkus viskas paprasta. Su lenkiškais numeriais pasiliekė, sėdynės išsiėmė, važiuoja technikinę ir ten. O tai gerai, tai nepaprašiau tiesiog susirasti tada logistikos kompaniją kaip rėmėja ir... Prašom. Prašom Padėti šito Neturiu klausimo. logistikos kompanijos. Prašom padėti šito klausimu, kas girdėtų logistiką. Okay, čia, kaip sakant, Užsirovei. lyrinis nukreipimas. Užsirovėt. Bet mes sugalvojom kitaip. Mes jį padarėm ardamą per pusę. Yra tokia opcija galima. Tai yra pagal legalu asvejų. pradžiai, Yra taip. reikalų, bet pagal asvėjo taisyklės leidžia jį daryti. Šardama per pusę. 4 metrai 4. Tai kabluk. Ir tada lieka tas pats, kai vežioju Altradą į busą. 1:1. Tik tai padarai, kad ant tas nosis pasistatytų ant jo viršaus. Nu, tiesiog priekį pakišt po Maksimos vežimėlio kažkokį. Nu, jo, ar tukus atskirus Tai padaryti. norit pasakyti, ant kelių šriubų tą mašiną susirinks Taip. rasoj Taip. ir... Jį bus Taip. 8 metrai. Ir gal kas bus fainai, iš tikrųjų, kadangi galinė šis, pavadinkim, yra arti mašinos galo pakankamai, galbūt nereikės nuiminėti galinių ratų kas kartą. Jo, gal Tai tais va toks pačiais irgi ratais fainas tilps dalykas, į jo. vidų, nes laikė Altrada, nes su savo didžiaisiais ratais jis netilpdavo į busą, tą, nu, paprastą. Mes turėjome mažiukus, pasidarė. Su mažiukais įstumi, po to keiti paną. Jo. O šitas gal tilps jau nieko nekeitus. Nes ir tiltas truputį siauresnis. Tai gerai, tai ta mašina dabar yra kažkokiam, nu, savo eigos procese, ar ne? Ir kada jūs galvojate ją ištraukti lauką? Rugpjūtis, rugsėjais. Tai nebus, žodžiu, sezono pradžia. Ne, 100% ne. 100% nebus. Labai daug darbų. Matot, jeigu tu dirbtum nuo ryto iki vakaro prie jos, na, savo darbą, tai, sakykim, gal ir spėtume. Jeigu dviese ten, nu, ryte Nu, dar reikia atsikėlė. kapšo auksinių, žinai. Ai, nu, dar reikia... Tas irgi niuansas. Tai čia aš įsivaizduoju, kad 10 pereina į kortelę dolerių ir, žodžiu, tie doleriai eina į garažą tiesiai, ar ne? Nu, Šiek tiek ant bulko su Jo, kefyru. jo, ir- vaikams Nu. truputį. Ne, matot, liko tų pinigų, nu, daug pagrindę naudoju tuos išpardavimo pinigus, kur buvo. Nu, Altrado, jo. Jo, jis prasidavė ir tie Nuo pinigai Topolinos nebuvo bus. pravalgyti, žmonai kėlininį nupirkti. Niekas buvo nieko nedaryta, jie buvo leidžiami tik tai ten. Nu, kelionė į Ameriką, mes dar kai važiavom ten, iš ten pasimėm truputėlį pinigų.
Tai va, tai sakau, dirb 2 nuo ryto iki vakaro, turėt pinigų, tai sezono pradžiai tikrai išvažiuotų. Ir gerai, tai vis tiek yra su ta mašina kažkokie, brėžiami mintyse tikslai, ar ne? Tai dabar važiuota 7 sekundai. Kas... Lipti iš 7. Lipti iš 7, ar ne? Važiuot per 6, ne? Šiaip jau važiuoja. Duoti kaulus buduliui. Nebūtinai. Nebūtinai? Nebūtinai. Neaišku. Matot, ten labai įdomus projektas. Ta prasme, ten bus atmosferinis motoras. Ten nei turbo, nei kompresorius, bus atmosfera. Nu tai su nosu bus. Ne. Tiesiog atmosferinis. Tiesiog atmosferinis Bet motoras. yra dar vienas toks Toks kitas. dar. kabliukas. Ko nesakysit ko, jau ne, motorą? Sakysim. Dėl ko Sakykit. jisai, ta prasme, atmosferinis. Mes buvom Amerikoje, prisižiūrėjom tų mašinų, ta prasme, Metanoliu važiuos. nitrometan. Nitrometan. Maišys. Nes Amerikai važiuoja. Šitos mašinos važiuoja, atmosferikai važiuoja, ta prasme, mes Amerikai buvom, Kalifornijoje žiūrėti tų lenktynių. Tai ten labai daug šitų mašinų ir ten vadinasi fuel, junior fuel. Nu, kad tu važiuoji su mažai Junior tai reiškia... Mažai ne kiekio. kad- jo, taip. mažai kiekio nitrometano. Bet dar reiškia, kad tai yra senos mašinos, tos Drago pradžios junior, tai kad jie yra patys pirmieji. Jo, nes jisai ir daromas, jeigu pažiūrėti evoliuciją, vairuotojas vis aukštėja. Nu, jis auga, auga, nu, kur tu sėdi, jisai pasidaro aukštas. Nes kai susideda didelis motoras, tu per jį nieko nematydavai. Sėdėdavai žemai, į juos pradėjo kelti viršų. Nu, tai palipti viršų, kad pradėtų jie matyti. O mes tokio nedarom, kadangi pas mus kompresorio nėra, aš sėdėsiu labai žemai. Mašinos aukštis, man atrodo, ant ratų, jeigu aš neklystu, man iki čia, kai aš atsisėdu. Okay. Tokio aukščio. Tai gan žemai sėdžiu nuo žemės, nu, matie gal. Tai man, šiaip įdomu, turėtų gautis gražiai, bent jau man gražiai. Kitiems pažiūrėsim, kaip skonio reikalas. Nu, aš manau, kad vis tiek tai, ta prasme, tikrai turėtų sužavėti. Bet kokiu atveju, tokie kūriniai gimstantis Lietuvoje, nu, jie yra gražu. Jo. Ir čia yra auksas, tai ką mes turime. Ir jeigu dar važiuoja, žinai, greitai, ta prasme, tai iš jūsų Taip, įspūdis, kai sekasi, kai sekasi, kai nereikia nusimesti ir ten... Ir žmonėms, nu, kiti ateina pažiūrėti, nu, kai jie stovi. Nu, aišku, jeigu mes turėsim Altradą, turėsim Vyto, Budulio strėlę, mano šitą naują projektą. Reikės vardą sugalvoti. Jo, Šiaip šitą vardą vardą nesugalvoju. nesugalvoju. Nėra vardo, įsivaizduoju. Aivaras, sakykime, Jurka išsitrauks, Musolinis išsitrauks. Jo, Tai jau yra planas. 7 mašinos. Tai jau rimta klasė. Jo, Musolinis pasibaigęs, jau viskas. Tai čia tokia veteranų klasė? Jo, ten tokia bus- seniukai. Nu, Vytas bus jauniausias. Nu jo, Jo, o daugiau visi veteranai. patyrę. Na, va, nebent dar kažkas kažką darosi. Darosi Klaipėdai, bet aš dabar net kaip jo vardas. Audrius. Audrius. Jisai darosi Altradą Jie irgi. su LS, nes mes tą Altradą nupirkom Angluose. Šiaip radom, nu, kokia ten istorija buvo. Tiknis rado motorą Budulio strėliai. Prieš ten viršų į Anglijos kažkur labai toli. Ir su visu Altradu. Nu, Altradas dėtas. Tai mes jį parvežėm, Mindė pasimė motorą, o šitą rėmą jis nupirko šitas. Kaip vardas? Audrius. Ja. Ir dabar jis darosi. Ir gan, man atrodo, ten neblogai jau irgi pažengia į priekį. Tik tai, man atrodo, labai mažai nuotraukų deda į Facebooką, kai aš mačiau. Aš esu matęs keletą nuotraukų, bet nėra Jo. taip. Tai irgi bus, kažkaip net bus nebuvo. toks pat atkreipęs panašus, dėmesio. jis bus trumpesnis, nebent tiknius į prailginą, aš nežinau. Nežinau. Reikia klausti. Bet visur tiknius Jo, prikišė tai nagus. o ane? tai jis vienas moka tai filmuoti. daryt, jo. Daryt mašinas moka, Taip, ne jis moka. vienintelis. Tai jie jau to pirštai tokie, jisai ten, sakau, su dildė, su tuo, nu, jisai Akinius užsideda. protingus Jo. per savo. Ir jisai turi tą gyslą, tą išpjauti, taip kažkaip padaryti ir viskas jam taip gaunasi. Nu, būna, kad nesigauna, bet, nu jis toks labai kruopščiai daro jisai visą šitą. Nu, bent jau tuos darbus, kur reikia prie rėmo, Jo. o prie motoro būna, kad, ai, bus gerai, čia taip visi daro, čia taip ir palikė. Turi inžinerinį matymą žmogus. Ai, čia viskas gerai. Tai va, Tai ten prie Tikniaus garažo, suprantu, ten tokia eilutė visai stovi, ne? Žodžiu, kas pirmesnis. Ne, tai jis Dabar mano, dabar Ne, čia tai mano dabar viskas, privilegija. jisai metė, jau suvirino tą rėmą kažkiek procentų ir jisai viskas strėlė jau, nu, patį rėmą jau konservuojam žiemai. Sako, aš turiu dabar 2 motorus surinkti. 3. Gyrėsi 3. 3. Vieną lietuviams, vieną ukrainiečiams, o kam trečią dabar, neatsimenu. Kažkam, Kažkam. lenktynininkam. Tai va, turi, man atrodo, lyg sakė 3. Tai va, tai sako, viskas iki pavasario net nieko neprieisiu. Mes pasimam motorą, pasimam ten tą, ką reikia daryti. O tai namuose, ką nors patys darot, ar taip viską ten... Oi.
Ne, darom, ta prasme, tas visas smulkmenas visokias tą. Dabar paskutiniu metu, kiek atvažiuojam į Kauną, tai grįžtam su pilna mašina. Kažko. Tai va Daiktų. šiandien irgi ta diena, kai irgi grįšim. Jo, tiltų galinių, su motoro blokų, ten su pleitų, kurį reikia daryti, ten, ten vakūro bakai pasidarys, ten, visko labai daug. Ir tu nespėjai fiziškai. Tai tiesiog viena kažkokia dalis procesai vyksta pas Andrių, ne garaže, kita Taip. dalis geležų Taip. į krūvą lipinama, ta prasme. Taip, bet, daro ir, pavyzdžiui, reikia kažkokio daikto išpjauti. Tai jau prašai siunti tos brėžinius pjauna, pats jau nesėdi su dildė nepjauna. Vis tiek taip yra išmėti, tų darbų, kur tu negali padaryti. Tiesiog stengiamės dalintis kažkiek, kiek įmanoma, tuos darbus, kuriuos gali duoda mum. Taip. Nes jis irgi turi taupyti laiką, nes iš paprasčiausiai jo neturi, nes stovi tų projektų, nes dabar sudegusi Foxą nupirko, man atrodo, Lenkas. Ta. Rėmą. Elektrinį. Jo, ir Tiknius, man atrodo, turi jį sutvarkyti, nupjauti ir padaryti. Tai va, jam dar vienas. Tai žmogus turi Čia tokia biški paslapti išdavė gal. Tai išbraukit tada. Aš nežinau, gal gan. Bet nieko nebuvo labai tokio baisaus ir atskleista. Aš žinau, tai čia, žinai. kad tai nupirko iš Lenkijos žmogus. Tai vyrai, tai turbūt artėjant link pabaigos, žinot, tie klausimai, vis dar apie Lietuvą, ar nepamiršit čempionato, kaip sakant, tos pačios mūsų Kazlų Rūdos, tos mūsų tai pirmieji važiavimai bus tikrai Kazlų Rūdoj, bandymai, o po to jau čia reikia žiūrėti ir galvoti ir nes šiaip reikia sugalvoti, kur važiuoti, bet tas galvojimas, Lenkijoje laimėjom. Neįdomu. Nebeįsileis daugiau, neįdomu. Bet Lenkija pila labai gerą trasą, dėl to ir važiuoja. Vien dėl to važiuoja. Jo, vien dėl to. Tai va, Latvija neturi, pasėstus irgi tokią dangą norėtųsi geresnės, tai rinkėsi kitą kartą, kokia trasa. Čia tokia. Tai važiuojam geriau į tą, kur yra geriau. Nesvarbu, vis tiek važiuoji ne čempionatą. Nes, jaučiu daugiau čempionatų kaip ir neplanuosiu dalyvauti. Nes, tu turi visas gonkės atvažiuoti, jeigu tu nori, laimėti. Ta prasme apie Lietuvą ar apie kitas šalis? Ne, apie kitas šalis, nes ta prasme, žiūrint ir privažinėti, ta prasme, jeigu kažkur toliau, į mėnesį kartais tiek vyksta tos lenktynės, 4-5 etapai. Tai, tai yra išlaidos. Transporto, jeigu nedengia tų transporto, tai yra išlaidos. Autobusai, žmonės, maitinimai ir... Jeigu mašina nesugenda. Jo, tai va. Čia geriausių scenarijų, ta prasme. Grįžti vienam gabalė yra didelis darbas, žinau. Tai ir Lietuvos, aš tikiuosi, gal kada nors tą Kazlūką padarysi, išklost asfaltą lygų. Bet čia taip jau, kaip sakant, apskritai yra sudėtinga pakliūti tenai, tai perspektyva iš vis neaiški apie apskritai tą prasme, tašką automobilių sportą. Yra tų, kiek organizatoriai sakė, kad yra tų vietų, bet tai yra labai brangias. Ta prasme, reikia nuomą mokėti labai didelį. Jo, realiai, tai žinai, turint didelį biudžetą, tu Kaune gali Vilnių padaryti, žinai, jeigu tu turi pinigų tam, ta prasme, tai gatvių Kaune ir ten Vilnių jau tikrai yra, kur gali tą dragą padaryti, bet viskas remiasi, žinai, į matematiką. Jo, ir paprasčiausiai organizatoriai tai skaičiuoja, bet jie turi mūsų suprast, kad, mes norim atvažiuoti, kad, būtų matom, bet kai reikia važiuoti, tu pats supranti, kad tu negali pavažiuoti. Ir kai, žinai, visi žvengia, tai atsimenu, kai ir Budulis atsivežė Supra, man atrodo, jau tą rėmenę ir jis ten niekaip negalėjo pažiūrėti, ten visi juokėsi, tiek pinigų, toks motoras, tai ir nevažiuoja. Ir nevažiuoja. Va, kas yra blogiausia, kad žmonės nesupranta, kodėl jinai nevažiuoja. Ten aišku ir gedimų buvo, ten gedo tas, ten, bet yra kaip yra. Ir čia nieks neapsaugotas, surinksim tą motorą, gali būti pirmas išvažiavimas. Ir babam. Kaip strėlė buvo. Visai gali būti. Jo, strėlėgi buvo perinktas, žiūrėk, pirmas išvažiavimas. Nauji stubokliai, nauji išvaistyti. Aš dar turiu, man atrodo, bloko dalis strėlės naujo motorą. Vienas važiavimas. Tai jo, bet, pavyzdžiui, tapti Lietuvos dar kartą čempionu čia groja viduje, ar... Aišku, kad groja. Tai reiškia, pamatysim. Reiškia, viskas čia bus gerai. Visada nori laimėti, visada nori to dėmesio, kad tave žiūrėtų, kad tave žinotų. Visada tai, yra taip, nesistengi maivyti. Pamaiva. Bet galiu visiems pasakyti, kad visada yra tas. Visi nori to.
Nu tai ką, tai reiškia, kad visi žiūrovai, kurie dabar pamatys lempą Kazlų Rūdos aerodromo teritorijai, būtinai turėtų padovanoti lempai savo šiek tiek dėmesio. Jo, ir visą laiką paglosti Audriuko. Jo, kad tą mašiną daro. Tai, nu ką, hebrytė, bičiuliai, ačiū labai, kad paaukojot savo laiką, su mumis paplepėjot. Tikrai buvo smagių dalykų. Buvo tikrai smagu išgirsti. Jo, čia tų istorijų daug, čia žinokit, neužtektų. Neužtektų, mums, jo, neužtektų dar 3 laidų. Dar tik pusę to mano sąrašėlio. Tai žiūrėk, perėjom pusę sąrašėlio, tai kitą pusę pasiliekam kitiem metam. Gerai. Nes tų istorijų yra iš tų lenktynių daug pasakų, ten yra ką įdomu ir... Nu, bet čia papasim dar kartą. Tai va, tai ačiū dar kartelį, nu, tie, kas mus žiūri, tai tikriausiai mes linkim gerų ateinančių metų. Tai jeigu žiūrėsit šitą laidą birželį, tai jums likusių gero likusio. Bet mes tikimės, kad jinai išeis iki naujųjų, tai visiems gražių švenčių. Arba gražių švenčių, arba gerų naujų metų, arba jau su naujais. Gali būti ir su naujais. Tai va, viskas. Ate. Iki visiems. Malonu buvo.